Ką daro savivaldybė, iš tikrųjų pastaraisiais metais tikrai nuosekliai stiprinama želdinių apsauga. Tai prasideda nuo strateginio planavimo, specialistų komandos stiprinimo iki praktinių sprendimų. Praktiniai sprendimai statybose, priežiūroje ir, žinoma, žiemos metu. Iš tikrųjų daug darbų, kurias darome, yra nematomi, matomi gal kaip sako savivaldybės koridoriuose, bet tikrai yra daug. Tai iš tikrųjų ir medžių inventorizavimas, ir genėjimas, ir priežiūra, ir senolių medžių globa, taip pat savivaldybė turi valdomų valstybinių miškų, tai irgi yra mūsų miesto dalis. Rengiame invazinių rūšių naikinimo planus, įgyvendinam juos, prižiūrim tvarkymo darbus, taip pat Vilniaus parkų priežiūra ir jų visa veikla ir kita. Pradėsiu turbūt nuo tokio dalyko, tas, kaip sakiau, nematoma, kas yra. Tai iš tikrųjų atliekam kiekvienais metais medžių inventorizaciją. Ką mums pavyko padaryti per 10 metų, tai nesakyčiau, kad labai daug. Suinventorizuoti detaliai apie 500 000 medžių. Bet yra 10 metų darbas. Ką pavyko padaryti 25 metais, iš tikrųjų nuotolinės inventorizacijos dėka, pavyko suinventorizuoti visus Vilniaus medžius ir šiandien galima pasakyti, kad jų mieste kartu su miškai sudėjus turime apie 7 milijonus. Ką dar duoda želdinių inventorizacija, tiesiog mes tiksliai galime nustatyti želdinių priežiūros priemonės, kaip valdyti, kaip toliau kokius sprendimus priimti ir kokia linkme mes judam. Taip pat šiuo metu yra rengiama želdinių valdymo sistema, kuri pradės veikti, tikimės šių metų balandžio mėnesį, tai kartu bus integruoti visi želdinių inventorizacijos duomenys, atviri visuomeniai, tai tikrai galėsim pasidalinti. Ką duoda želdinių valdymo sistema? Iš tikrųjų, savivaldybė turėjo daug tokių, stalčiukų, kur vienam stalčiukė inventorizacija, kitame monitoringas, kitame rangovų kontrolė. Ir iš tikrųjų tų stalčiukų turbūt skaičiuotumėm 10 ar daugiau. Tai kad būtų paprastesnė vykdyti priežiūrą, kad sutaupytumėm laiko tai priežiūrai, tai bandom sudėti viską į vieningą želdinių valdymo sistemą. Ką jinai duos, tikiuosi, kad kaip per rudenį želdinių konferenciją Green Dialogues kalbėjo Vilnius ID atstovas, kiekvienas medis turės savo pasą. Tai tikimės, kad nuo jo suprojektavimo, nuo pasodinimo, priežiūros, kažkokių kaštų naudojimų priežiūrai, iki kažkokio galbūt galutinio priimamo sprendimo, kai priimamas sprendimas šalinti dėl vienokio ar kitokių priežasčių. Ir vėl atkeliauja tas procesas į atsodinimą arba naują pasodinimą. Tai tikimės, kad kiekvienas medis turės tą tokią kortelę, pasą, kur matysis visa jo istorija. Taip pat, ką dar darom, tai praeitų metų pabaigoje pasitvirtinom želdinių stebėsenos programą, ko Vilnius neturėjo iki šiol, tikrai neturėjo tokios vieningos želdinių stebėsenos programos. Ką tai duoda? Tai šiais metais perkame paslaugą dalies miesto želdinių nuolatinės stebėsenos, kai bus stebima ir lajos būklė, ir dirvožemio kokybė, tyriami tam tikri parametrai ir tai bus nuoseklus stebėjimas kiekvienais metais keletą kartų į metus, kur tikimės, kad duos naudingų rezultatų ir numatysim reikiamas priemonės tų želdinių priežiūrai. Šiaip metų eigoje tikrai daug užsakoma arboristinių vertinimų, ekspertizių, jų atliekama virš 50 per metus. Taip pat praeitais metais tiesiog gyvenimas suvedė su Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centru, su kuriuo susitarėm, kad bus atlikti dirvožemio papildomi tyrimai ir pasiūlytos priemonės medžių gyvybingumui didinti. Tai ir galbūt kažkokie cheminės priemonės, labai tikimės, galbūt atsiras priemonės, kurios padės surišti dirvožemyje druską, turbūt pasiūlys augalus, labai tikiuosi kažkoks variantas, kaip, lubinai ištraukia azotą iš dirvožemio, galbūt kažkokie augalai galėtų ištraukti druską iš dirvožemio ir taip toliau. Tai šiandien gal skamba optimistiškai, bet turbūt tik tais mokslininkų pagalba, tyrimų pagalba ir nenustojant tikėti, kad galim dar geriau, tai tikiuosi tie sprendimai ateityje ir bus paremti mokslu ir bus dar geresni negu turime šiandieną.
Taip pat kalbėjau apie, kad turime didesnius specialistų pajėgumus. Taip visada norisi, kad jų būtų daugiau, bet jeigu palyginam, kad prieš 2 metus turėjom 4 želdinių specialistus, šiandien turim 8 padalinį specialistus. Jeigu turėjom 3 miškininkus, šiandien turim jau 4 miškininkus. Tai taip kiekvienam tenka tikrai didelės teritorijos prižiūrimos, tačiau specialistų būrys plečiasi. Taip pat Vilniaus parkai ateina į pagalbą su sodininkais, su kraštovaizdžio architektais, kurie ne tik projektuoja, bet vykdo ir želdinių techninę priežiūrą statybų metu. Ir medžio apsauga statybų metu tikrai daug dėmesio sulaukianti, svarbi ir jautri tema, todėl čia taikom ne vieną priemonę. Tai pirmiausia kontrolė. Kaip minėjau, Vilniaus parkų specialistai vykdo techninę priežiūrą statybvietėse, konsultuoja rangovus ir projektuotojus, o kai nustatomi pažeidimą, taikoma atsakomybė. Per 25 metus surašyta daugiau kaip 30 protokolų už pažeidimus statybvietėse. Tai, manau, rodo, kad nėra kontrolė tik tais formali, vyksta ir surašymai protokolų už tam tikrus pažeidimus. Antra, tai yra švietimas. Suprantam, kad ne visi pažeidimai daromi piktybiškai. Todėl organizuojame seminarus rangovams, viename iš jų dalyvavo per 150 specialistų. Taip pat esame parengę aiškią atmintinę, kuri realiai naudojama statybvietėse, tad tikimės, kad statybinės įmonės tikrai naudojasi atmintinę. Ir trečia, konsultacijos. Iš tikrųjų veikia želdinių patariamoji grupė, jau kai aš atėjau dirbti į savivaldybę, jau jinai veikia, tai aš manau, kad tikrai keletą gerų metų veikia želdinių konsultacinė grupė. Jinai renkasi kiekvieną ketvirtadienį, kreipiasi projektuotojai, planuojantys tam tikrą veiklą šalia želdinių. Tai paskaičiavom preliminariai, kad per 25 metus buvo 48 valandos suteiktos konsultacinių ir išnagrinėta per 300 projektų. Tai manau, kad tai leidžia daug problemų išspręsti dar iki statybų darbų pradžios. Ir iš tikrųjų tikslas ne tik bausti kuo daugiau, o pasiekti, kad nereikėtų to baudimo ir statybos sektoriaus atstovai tikrai būtų supratingi ir medžio atžvilgių, ne tik tais kaip teisingai padėti trinkelę ar pastatyti sieną. Ir iš tikrųjų dažnai kyla klausimas, kodėl vis dar matome pažeidimų, kodėl kažkaip neužkardom tų pažeidimų. Tai iš tikrųjų turbūt aš suprantu ir dauguma jūsų supranta, kad nulinės rizikos statybose nėra, bet tikslas kuo daugiau pažeidimų užkardyti dar jiems neįvykus. Tai apie ekonominius ir teisinius saugiklius. Iš tikrųjų, dar 23 metais buvo priimtas savivaldybės tarybos sprendimas, kuriuo pirmą kartą savivaldybė paskelbė tam tikrus medžius savivaldybės tarybos saugotinais. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad buvo padidinta medžio atkuriamoji vertė ir tai vienas tokių svarbesnių pokyčių, kuomet statytojas vertina, ar geriau apsimoka kirsti medį, ar geriau apsimoka pakeisti ir kažkokius inicijuoti pakeitimus projekte. Plėtotojams dažnai tai ekonomiškai būna nenaudinga ir stengiasi išsaugoti medį, tačiau žinoma atvejų yra visokių, turbūt priklauso ir nuo miesto vietos, ir nuo kvadratinio metro kainos mieste, turbūt tikrai nepaslaptis visiems. Kas yra gerai, kad lėšos sumokėta ta atkuriamoji vertė už nukirstus želdinius grįžta atgal ne į bendrą savivaldybės biudžetą, grįžta į savivaldybės aplinkos apsaugos programą ir yra skiriama išskirtinai naujų želdinių sodinimui ir priežiūrai. Tai jau nustatyta ir želdynų įstatyme, neatsimenu redakcijos, turbūt 24 metais, kad turi tos lėšos grįžti grinai želdinių priežiūrai. Tai teisiniai pokyčiai iš tikrųjų tai ne tik taisyklės, bet ir kryptis. Kartu su ekonominiais saugikliais keičiami ir želdinių reguliavimo teisės aktai, keičiamos taisyklės, inicijuojami kiti teisės aktų pakeitimai, dalyvaujame posėdžiuose aplinkos ministerijoje, Seime, siūlome naujas idėjas, siūlome pakeitimus, kuriais būtų reglamentuojama ir valstybinė teisės bazė, ne tik Vilniaus miesto savivaldybė.
Truputėlį tokios statistikos, apie kokius kiekius prašymų kartais kalbama per metus savivaldybę. Tai 2025-aisiais turėjom apie 1000 prašymų poskyryje gautų vien tik tais dėl prašymas kirsti arba intensyviai genėti medžius. Tai 1000 prašymų. Tai kartais pasvarstau taip savo mintyse, kad taip mylim medžius, saugojam medžius, bet dėja prašymai kirsti to nesako. Prašymų kirsti ir kiek medžių maišo gyventojui, nežinau, saulė užstoja, maišo praeiti ir taip toliau, tai iš tikrųjų skaičiai yra labai dideli. Galiu pasidalinti, kad buvau šią vasarą kolegų paprašius, pasižiūrėkit, kiek čia mes tų prašymų iš tikrųjų patenkinam, kiek tų prašymų iš to, pavyzdžiui, 1000. Tai taip apytiksliai nustatėm, kad maždaug 4 iš 10. Tai iš tikrųjų kiekvienu kartu yra vertinama, ar tai tikrai adekvatus prašymas, ar tikrai reikia tokių priemonių, ar nėra kitų variantų, kaip išsaugoti medžius. Infrastruktūros sprendimai ir pokyčiai. Iš tikrųjų, praeitų metų pabaigoje sudarytas susitarimas su Vilniaus Tech, kurio tikslas sukurti metodiką skirtą gatvių, pėsčiųjų, dviračių takų ir eismo zonų dangos konstrukcijų parinkimui, kuris užtikrintų galimybę išsaugoti esamus medžius ir jų šaknų sistemas. Čia iš tikrųjų noriu pabrėžti, kad kalbam ne apie pavienį kažkokį projektą, ne apie pavienį sprendimą, o labai tikimės, kad atlikta studija, atlikti tyrimai pagelbės ir aplinkos ministerijai priimant sprendimus ir keičiant statybos techninius reglamentus ir kažkokias taikant išlygas medžio apsaugų zonoje, netaikyti to vadinamo sumuštinio, kurį privalomai turi padaryti, norint prisiduoti šaligatvį ar ten tiesiant gatvę. Tai tikimės gerų rezultatų. Dar vienas pavyzdys tai struktūrinės dėžės, tai viešųjų pirkimų sutartys jau yra numatyta ir sudaryta galimybė jas naudoti, kai projektuojamos gatvės, šaligatviai ar aikštės. Tai tikimės, kad irgi leis tinkamai suprojektuoti ir įrengti ir infrastruktūrą ir apsaugoti medžių šaknis. Taip pat, čia, nežinau, paskutinių dienų naujienos, savivaldybės įmonė Grinda įrenginėja bandomąjį šaligatvį ant griežtinių polių. Tai toksai pirmas žingsnis mūsų pačių savivaldybės, bandymas saugoti šaknyną, kai nėra kitų variantų arba neturim medžių tam tikrose vietose arba bandom kažkokias naujas technologijas, naujas konstrukcijas. Kaip tai pavyks, nežinom, neturim patirties, bet tikimės ir gyventojų supratingumo, kad jeigu kažkur nepavyks, tai žinokit, kad darėm dėl medžių, kad išsaugoti kuo daugiau medžių Vilniuje. Dar truputėlį statistikos apie želdinių priežiūrą. Turbūt akivaizdžiai matosi Vilniaus gatvėse, kad medžių ir krūmų daugėja. Tai pasižiūrėjau, per paskutinius 4 metus pasodinta daugiau negu 10 000 medžių ir kažkur apie 260 000 krūmų. Ir ką šie skaičiai iš tikrųjų reiškia, tai šie skaičiai nėra tiesiog tik sodinimo akcijos, tai kryptingas miesto želdinimo darbas. Ir iš tikrųjų sodinama neatsitiktinai, o pagal želdynų planus, prioritetus, dėmesys skiriamas ten, kur želdinių labiausiai trūksta: gatvės, naujieji mikrorajonai, viešos erdvės ir sodinimas derinamas su infrastruktūros sprendimais, kad medžiai turėtų kur augti. Ir kartais kyla klausimas, kodėl medžių skaičius mažesnis nei krūmų. Medžių pasodino 10 000 krūmų, ten virš 200 000. Iš tikrųjų, tai dažnas klausimas ir turbūt tai yra normalu, nes medis tai yra iš tikrųjų brangi ir ilgalaikė investicija, reikalaujanti daug vietos ir priežiūros. Iš tikrųjų, priežiūros kaštai pasodinto naujo medžio yra tikrai labai dideli. Ir ne visos vietos leidžia pasodinti medį. Tikrai daug kur infrastruktūra, o dažnu atveju krūmas, kaip tam tikro meto, galbūt 5-mečiai priekį sprendimas, leidžia greičiau sukurti žalią efektą, apsaugoti dirvožemį, pagerinti mikroklimatą ar paįvairinti šiek tiek biologinę įvairovę. Ir tiesiog, tai nėra pasirinkimas vietoj medžių krūmas, tai tiesiog jų papildymas, kad būtų gausesnė bioįvairovė.
Ir kaip yra užtikrinama, kad pasodinti želdiniai tikrai prigis, tai sodinimas tik pati pradžia. Tai turi būti ir tinkamai parinkta vieta, ir tinkamai parinkta medžio rūšis, užtikrinama priežiūra po pasodinimo, laistymas, dirvožemio gerinimas. Ir iš tikrųjų svarbu ne tik pasodinti, bet ir užauginti mieste medį, o tai tikrai yra sudėtinga. Šiek tiek apie vasaros priežiūrą. Vasara prasideda pas mus padaliniai balandžio mėnesį, baigėsi ties lapkričiu kažkur, tai čia vasara vadinasi. Tai iš tikrųjų labai intensyvus metas. Daug organizuojama priežiūros savo iniciatyva. Sausros metu laistoma kiekvieną naktį, laistoma ir rudenį prieš žiemą, kad medžiai prisigertų vandens. Įrengiama maždaug per metus apie 800 laistymo maišų, įkasama, naujas buvo dalykas, 2 metai paskutiniai, tai įkasami hidroblokai medžių drėkinimui, kurie yra 120 litrų talpos ir atiduoda pamažu tą vandenį želdiniams. Taip pat įrengta virš 300 dirvožemio ir drėgmės matuoklių, kuriuos galim stebėti tą procesą nuotoliniu būdu. Čia truputėlį dėjau diagramą įsivaizdavimui, apie kokius mes kiekius tos kalbam per metus. Tai jeigu matom, kad čia tik tai apie vasaros priežiūrą, ravėjimas, laistymas, ne apie genėjimus. Tai 23 metais turėjom apie 2 milijonus vienetų darbų, o 25 turėjom virš 4 milijonų. Tai kiekiai priežiūros, kaip ten geometrinė progresija, nesu matematikė, meluoju, gal ne geometrinė, bet iš tikrųjų kiekiai padvigubėjo per 2 metus prižiūrimų želdinių kiekių. Ką dar darome, iš tikrųjų papildome pomedžių smulčių, vykdome kenkėjų kontrolę, turime profesionalią medžių senolių priežiūros paslaugą, kur išskirtiniai medžiai prižiūrimi mieste, atlaisvinami pomedžiai nuo kietųjų dangų. Druska, taip, tai iš karto pasakysiu, kad tai ne mano tema. Mano tema tik tais tiek, kiek statoma apsaugas nuo druskų skydų. Ir mano tema tiek, kiek galiu konsultuoti su Vilniaus parkais, nes Vilniaus parkai mūsų poskyrio irgi priežiūrai, bet truputėlį informacijos bendram supratimui, kas vyksta savivaldybėje, tikrai galiu pateikti. Tai iš tikrųjų žiema yra visada kompromisų metas tarp žmonių saugumo ir želdinių apsaugos. Šioje vietoje iš tikrųjų savivaldybė sąmoningai juda link druskos naudojimo mažinimo. Šį sezoną jau turime ir bedruskės, ir mažadruskės zonas, kai kur, pavyzdžiui, kaip Žemaitės, Tbilisio skveruose druskos apskritai nenaudojame, išskirtiniais atvejais, kai būna tik tais lijundra. Taip pat toks įdomesnis pavyzdys Žygimantų gatvės eksperimentas, kuomet druska barstoma tik tais viena gatvės pusė, kita tiesiog valoma. Tai irgi skatinam gyventojus jau savo nuožiūrą pasirinkti, kurią pusę šaligatvio norisi eiti. Šią žiemą buvo įrengti 33 km apsauginių skydų nuo druskų. Taip, girdim žmonės, kad galbūt čia jūs fiktyviai saugot, bet iš tikrųjų neefektyviai, nes mes ten, kur įsirengiam druskų skydus, ten turim ir druskų daviklius. Tai ką rodo iš tikrųjų rezultatai, žymiai geresni ten, kur yra druskų skydai, negu ten, kur jų nėra. Šiais metais bandėm, jau praeitais metais truputėlį bandėm, bet šiais metais plačiau naudojom ne druskų skydus, o tentus. Bus matyti, koks rezultatas. Su tentu yra, mums pigiau kainuoja įrengimas, greitesnis įrengimas, ne taip ilgai būna gatvės užgriostos tais skydais, bet matome problemą, kad negalim pritvirtinti tų tentų prie pat borto. Tai irgi šiokių tokių turim iššūkių, bet bandom ir einam pirmyn ir tikiuosi parodys šiais metais, ši žiema, kaip mums sekėsi ir kur galim tobulėti kitais metais. Iš tikrųjų, kad dažnai kyla klausimas, kodėl druska vis dar apskritai naudojama. Tai turbūt visiškai atsisakyti druskos kol kas neleidžia saugumo reikalavimai, ypač lijundros metu. Tačiau kryptis aiški, kad naudoti juos reikia kuo mažiau ir kuo tikslingiau.
Ir dar kartais toks, nežinau, man pačiai iškyla klausimas, ar tai tik eksperimentavimas, pavyzdžiui, tam tikrose vietose, kad čia be druskų, čia kitur su druskom naudojam ir taip toliau. Tai iš tikrųjų taip, tai dalis sprendimų yra sąmoningi bandymai, kad galėtume įvertinti rezultatą ir plėstis ten, kur iš tikrųjų veikia tie mūsų bandymai ir veikia ir pasižiūrėti, kaip jie veikia. Čia jau šiek tiek priežiūra želdinių, bet jau kalbama apie avarinių medžių šalinimą, genėjimą, lajų surišimą, dirvos purenimą ir kitokius darbus. Tai irgi matome darbų kiekius. 23 metais beveik 300 000 vienetų darbų, o 25-aisiais virš 900 000 darbų. Apie medžių būklę ir saugumą. Iš tikrųjų, kodėl būklė ir saugumas yra tokie svarbus. Iš tikrųjų, miestas turi pareigą saugoti du dalykus vienu metu. Tai yra želdinius ir žmonių saugumą. Deja taip. Dauguma miesto medžių auga intensyviai naudojamose vietose, prie vaikų žaidimo aikštelių, prie intensyvių pėsčiųjų takų ir panašiai. Ir medžio būklė iš tikrųjų nėra tik gamtos klausimas. Tai dažnai būna ir saugumo klausimas. Ir ką reiškia tas pavojinga medžio būklė, iš tikrųjų labai svarbu atskirti, kad pavojingas netolygus sausas. Nes dažnai mums atrodo, kad sausas tai pavojingas. Iš tikrųjų, tas sausas dažniausiai kelia labai mažą pavojų, palyginus su tuo, kuris yra paveiktas vienokio ir kitokių grybų, galbūt mechaniškai pažeistas ir panašiai. Nes ir čia kairėje pusėje įdėjau paveikslėlį, čia jie tokie gal išsilieja neryškus, bet iš tikrųjų mano kolegos fotografuota, klevas, neatsimenu, Čiurlionio berods gatvėj, atrodo, kaip ir normalus tas klevas, kelios nudžiūvę šakos, galėjo savivaldybė tiesiog nupjauti tas kelias išdžiūvusias šakas ir viskas būtų to pasibaigę, viskas gerai, bet specialistas pastebėjo, kad šitas medis yra pažeistas grybo Krečmarija dausta. Tikiuosi teisingai susakiau specifinius šitus žodžius. Ir ką tai duoda, tai iš tikrųjų šitas grybas labai greitai pažeidžia medienos stabilumą. Ir plika akim, tai man iš pažiūros atrodant, kad pakankamai normalus tas medis iš tikrųjų yra nestabilus ir pavojingas. Ir arboristai, ekspertai rekomenduoja tokį medį kuo greičiau šalinti. Tad dažnai matomas šalinamas žalias medis, bet vien tik tais dėl gyventojų, dėl aplinkos, dėl turto saugumo. Taip pat šaknis dažnai būna pažeistos ir statybų ar komunikacijų ir būna medis patampa neatsparius vėjui. Tai iš tikrųjų tikslas savivaldybės išsaugoti kuo daugiau medžių, bet niekada žmonių saugumo sąskaita. Deja. Apie genėjimą šiek tiek. Iš tikrųjų, kodėl apskritai genime medžius? Ir tai galiu pasakyti, kad tai nėra tiesiog kosmetika ar kosmetinis remontas, kad čia mums gražiau atrodytų mieste medžiai, tai dabar užsiimkim genėjimu. Tai iš tikrųjų priemonė užtikrinti medžio ilgaamžiškumą ir žmonių saugumą. Iš tikrųjų pagrindinės priežastys tai pašalinti pavojingas, lūžtančias šakas, sumažinti lūžimo riziką audrų metu ir panašiai. Ir iš tikrųjų medis genimas ne todėl, kad trukdo, o kad galėtų saugiai augti ateityje. Ir dažnai matom, turbūt jau čia arboristai galės plačiau pasisakyti, neturiu tiek daug kompetencijų, bet skirtumai tarp tinkamo ir netinkamo genėjimo. Turbūt ir mes visi plika akimi matome, kad ten, jeigu palikti stobreliai, kelmeliai ant medžio, tai tikrai netinkamas genėjimas. Jeigu paimta nurėžta nuo viršaus pusė lajos, tai tikrai ne tas variantas, kur tinkamas būtų genėjimas. Tad kai žmonės dažnai kreipiasi į savivaldybę ir sako, leiskit man nusigenėti ten tą medį prie mano daugiabučio lango, tai taip nusikirp šakelę, jeigu ten tau jinai su sekatorium įlindo į balkoną, bet ne daugiau. Tai turi daryti profesionalai, specialistai, arboristai ir savivaldybės želdinius prižiūrinti įmonė tikrai turi tuos specialistus. Kartais atrodo, kad genima per daug. Iš tikrųjų, taip, vizualiai atrodo genima, kad per daug, bet tikrai, kad užtikrinti lajos stabilumą ir jokių būdų nepakenkti želdiniui.
ir tas laikotarpis genėjimo, tai vat nesumeluos, mačiau ir Renaldo Žilinsko postą čia kažkaip prieš keletą dienų, kad, pavyzdžiui, dabar tie didžiuliai šalčiai tikrai netinkamas metas genėjimui. Tai tikrai atsižvelgiam ir į sezoniškumą, ir į paukščių perėjimo metą. Taip, kai kuriuo metu nėra draudžiama genėti, bet stengiamės tokius didesnius darbus, intensyvesnius darbus vykdyti, kuomet nėra intensyvus paukščių perėjimo metas. Čia vat kolega Algis man čia kažkuria diena atsiuntė žinutę ir aš radau tokią nuotrauką. Visai galvoju, iš tikrųjų gera nuotrauka, nereikės čia man kažką išgalvoti daug. Tai iš tikrųjų šitą nuotrauką parodo, kokie veiksniai veikia medį mieste. Tai iš tikrųjų medžių šalinimas nėra tikslas savaime, tai tik kraštutinė priemonė ir tiesiog kad dėl to, kad pavojinga būklė, nepagydomos ligos ar projektai. Ir dažnai gyventojai klausia, kodėl jūs nukirtot vieną, tai ir atsodinkit vieną medį. Tai kodėl taip nedarot, kodėl jūs nesodinat vienas prie vieno. Tai iš tikrųjų, kad šiandien siekiame ne tiek skaičiaus, o ilgaamžės žaliosios vertės. Ką tai reiškia praktiškai, tai sodinami didesnės kokybės, geresni medžiai, geriau paruošti sodinukai, užtikrinamos tinkamos sąlygos, kad galėtų augti. Ne tiesiog, kad atsirado žalios vejos tarpas tarp dviejų kelių ir mes ten įkišam medį, ne, dėja ten reikia paruošti dirvožemį ir turi užtekti to dirvožemio ne 2 metam į priekį, o turi sudarytos būti sąlygos augti tą medžiai bent 30-50 metų miesto sąlygomis. Ir irgi girdžiu, kaip ir manęs klausia, kodėl jūs negalite į tą pačią vietą atsodinti medžio. Čia taip puikiai, šitoj sankryžoj buvo, nežinau, ten liepa augo, dabar jūs nupjovėt ir net nesiteikėt atsodinti į tą pačią vietą. Tai iš tikrųjų tai viena dažniausių pastabų iš gyventojų ir turbūt šitą nuotrauką ir parodo, kodėl negalima atsodinti tą pačią vietą. Nes turbūt po to medžiu buvo komunikacijos, tas medis turėjo turbūt metrą ant metro vietos, kažkaip tuo metu gyveno, bet dėja buvo pašalintas dėl saugumo arba turėjo kažkokių drevių pažeidimų ir panašiai. Todėl tikrai specialistai vertina ir projektuoja medžio pasodinimo vietą ir tikrai dažniausiu atveju medis neatsiranda toje pačioje kelmo vietoje, kur buvo prieš tai. Ir šiek tiek apie miškus, kadangi labai dažnai kalbam apie želdinius tuos, kurios reglamentuoja želdynų įstatymas, tai kažkaip aštri tema, bet mieste miškų turim, savivaldybės valdomų miškų turim beveik 6000 hektarų. Tai yra didelė mūsų žaliosios Vilniaus masės dalis. Ką miškuose darom, tai sanitarinius kirtimus, pavojingų medžių kirtimus ir kraštovaizdžio formavimo darbus. Plynų kirtimų miesto miškuose negalim daryti ir tokių nedarom. Taip pat įrenginėjam infrastruktūrą, kiek tai reikalinga, prieiti, pasiekti žmonėms tam tikras miško vietas, tai laiptus ar suoliukus panašiai. Bet labai liūdna, kad, pavyzdžiui, 25 metais vis dar randam didžiulius kiekius miške atliekų. Atrodo, yra ir didžių gabaritų aikštelės ir sudarytos visos sąlygos tinkamai atsikratyti atliekomis, bet miškuose jų vis dar labai daug. Ir iš tikrųjų, kokią problemą matom miškuose, gal ne problema, tiesiog mūsų pačių suvokimas, kad miškas turėtų būti berželiai baltais kamienais ir žalia graži samanėlė, tokia, kad norisi prigulti. Bet stengiamės čia ir su kolegė Eglė pasakyti, kad miškas tai nėra miesto želdiniai, to lygiais atstumais pasodinti ir kad po beržais niekada nebus to žalios minkštos samanėlės, kad miškas yra visoks ir su nugriuvusiu medžiu, kuris paliekamas biologiniai įvairoviai ir šakų krūvom ir kartais nepraeinamas eglynas, bet jie gyventojai nori to parko, tokio reto, gražaus, išvalyto ir prašo mūsų leidimo išsigriebti spyglius ten prie jos sklypo, leisti nugenėti visas sausas šakeles. Ir praeitą vasarą buvo variantas, kai žmogus sugalvojo, kad jam negražus tas šabakštynas miško už jo tvoros ir jis be jokio leidimo paėmė su buldozeriu išsilygino ir planavo pasodinti tenaise berželius gražius ir gražią samaną ten iš kažkur užsisakė užsodinti. Tai taip jisai gavo ir baudą, bet dėja sudarkytas buvo kraštovaizdis. Tai tas
Labai linkiu ir labai norėčiau, kad Vilniečiai ar miesto svečiai tą mišką priimtų ir kitokį, ne kaip parką, bet kaip paprastą mišką su nuvirtusiu medžiu ir su kitokia biologinė įvairovė negu mieste pasodintas medis. Tai matom tiesiog, kad plečiantis miestui keičiasi ir žmonių poreikiai ir vis daugiau žmonių miesto svečių miškus naudoja ne tik kaip gamtinę, bet ir kaip aktyvaus laisvalaikio erdvę. Toks vienas iš ryškesnių pavyzdžių, savivaldybės jau prieš keletą metų įgyvendina 100 km takas aplink Vilnių, kurį savivaldybė nuolat prižiūri, šienauja, šalina pavojingus medžius ir taip dalis to tako neina per savivaldybės valdomą žemės, dalis yra ir valstybinės miškų urėdijos, bet tikslas, kad būtų miškas pasiekiamas ir prieinamas kiek įmanoma didesniai daliai Vilniečių. Ir norisi nepaversti mišką parko, suderinti miško apsaugą su saugiu žmonių buvimu jame. Ir turbūt dažnai klausiu savęs, šiandien klausiu kolegų, aš sakau, pasakykit, duokit čia man minčių, ką žmogus pats galėtų padaryti savo kieme, daugiabučio kieme ir panašiai. Tai visų pirma pagalvojau, kad turim būti neabejingais, turime pranešti, jeigu įtariame, kad neteisėtai kertamas želdinys. Turime būti tuo pranešėju, kuris praneš ne apie problemą, o kad mato, galbūt to medžio būklė yra pablogėjus ir jau šiandien reikia imtis priemonių, bet ne tada, kada jis nukris. Tikrai galima gavus savivaldybės specialistų pritarimą patiems formuoti gyvatvorės, krūmus, bet tiesiog reikia gauti sutarimą ir pritarimą ir tokių darbų nedaryti savavališkai. Tikrai galima nusipjauti šakelę, kuri lenda į balkoną ar ten per stiklą, per langą įlindo į virtuvę, bet atsiminkim, kad turim gauti, jeigu daugiabutį gyvenam, kaimynų sutikimą, nes tikrai dažna priežastis, kai kaimynų nesutarimų būna medis. Jeigu tvarkome savo kieme, savo privačiam sklype, irgi turim sutarti su kaimynu, atsižvelgti sodinimo atstumais, nors suprantu, kad 6 arų sklype pasodinti ąžuolą nėra kur. Bet tada galbūt sutinka ir kaimynas turėti savo sklype ąžuolą. Ir tiesiog mūsų bus raštiškas abiejų sutarimas. Tai iš tikrųjų daug ką galim padaryti patys. Kai matome, kad galėtų padėti savivaldybė, tikrai kviečiu kreiptis per Tvarkau miestas programėlę, tiesiog į savivaldybę, skambučiais specialistam ir panašiai. Ir pabaigai, kad želdinių priežiūra mieste visada yra kompromisas tarp saugumo ir gamtos apsaugos bei miesto funkcionalumo. Ir sprendimai nėra priimami lengvai ar formaliai ir kiekvienu atveju siekiama ilgalaikės naudos miestui. Suprantu, kad ne visi sprendimai visiems atrodo teisingi, turbūt tai natūralu. Tačiau mūsų pareiga įvertinti rizikas ir veikti atsakingai, net kai tai nėra populiaru. Tai tikiuosi, kad šis pristatymas padėjo jums geriau suprasti, kodėl kai kurie sprendimai atrodo sudėtingi, tačiau nepopuliarūs. Ir želdiniai mieste yra mūsų bendras visų turtas ir tikiuosi, kad bus mūsų visų tikslas, kad miestas būtų saugus, žalias, gyvas ne vien šiandien, bet ir po 20 ar 50 ar 100 metų. Tai ačiū Jums, kad išklausėt. Tai mes turim, tai iš eilės tada, arboristą Renaldą Žilinską, Vilniaus parkų patarėją Dovilę Ivanauskienę, labai aktyvę Vilniaus miesto gamtos stebėtoją Ligitą Poškutę, Inutę ir ministerijos patarėją Ramunę Baniulienę ir urbanistę Justiną Miliolytę. Tai malonu, čia labai ačiū, kad visi čia atėjo pakalbėti. Ir tada aš bandau vis tiek eiti prie gyventojų ir tada Ligitą pakalbinsiu, kaip iš tokios vaikščiotojos ir gamtininkės ir augalų augintojos, kuri kiekvieną dieną vaikšto ir stebi Vilniaus medžius, kaip iš jūsų perspektyvos atrodo
visas vaizdas Vilniaus, medžių vaizdas. Taip, mikrofoną prašom. Jūs gal persislinkit per vieną, ne? Gerai. Girdisi? Aha, okay. Ir žinai, kad iš tikrųjų man yra sunku kalbėti po tokio gražaus pranešimo. Nes, iš tikrųjų, aš miestą matau labai kitaip. Ir skaudžiai kitaip. Tiesiog, čia vien konkrečiai, pernai metais, ten iš Facebooko grupėje tokioje Gelbėkim Vilniaus medžius, mes susiorganizavom ten berods 8 savanoriai ir skaičiavome ir tiesiog žiūrėjome miesto gatves ir suskaičiavom, dabar nebepamenu, virš 500 medžių, tik pagrindinėse gatvėse, kurie jau nebeišgelbės net patys geriausi arboristai, kurie tiesiog pasmerkti žuvimui. Ir šiaip pat labai norėčiau išgirsti iš savivaldybės taip pat statistiką, kiek per metus yra prarandama medžių dėl NT vystymo projektų ir dėl to, kad jie tampa arba negyvi, arba nesaugus. Tiesiog šita statistika būtų labai įdomi, nes prieš šitą susirinkimą aš visai neršiau internetą ir su dirbtiniais intelektais ir su viskuo, tokios statistikos, aišku, nėra pateikiama. Ir tai mieste aš suprantu, kad yra pažadai, kad keičiasi, gerėja. Taip, sutinku, šiais metais aš matau kažką mažą, labai mažą užuominą su druska, kad kažkas keičiasi, labai per mažą. Ir tarsi, visą praeitą vasarą žiūrėjau, kaip keičiami yra šaligatviai ir žmonės, aš jums pasakau, jūs tiesiog atkreipkite dėmesį, kaip atrodys Mindaugo, pavyzdžiui, Mindaugo gatvė per ateinančius 3 metus. Kiek bus netekčių šitoje gatvėje? Mano gatvė yra Pylimo gatvė, jinai buvo remontuota prieš 3 metus ir 2/3 senųjų medžių arba jau žuvo, arba yra tokios būklės, kai neišgelbės nei arboristai. Žinokit, tai yra, aš manau, taip, šitas miestas yra augantis, bet koks urbanizuotas miestas auga, jis turi statytis, sąlygos medžiams sunkėja, jis netenka medžių. Bet kai aš atsikrausčiau į Vilnių prieš 35 metus, aš žinau, koks tas miestas buvo žalias. Ir kai aš matau pagreitį, su kuriuo mes netenka medžių, tai manęs šitie pažadai, kad kažkas pasikeis už 5 metų, nebetenkina. Tai yra, jau dabar yra per vėlų keisti druskos tvarkas, šaligatvių klojimo tvarkas su NT vystymu. Iš tikrųjų, aš nesikišiu, tai yra ne mano kompetencijos, ta prasme, bet miesto priežiūra labai vėluoja ir medžių mes netenkam dabar. Medis yra, aš dar tik paskutinį sakinį, yra didžiausia bėda tame, kad jis yra inertiška būtybė. Jisai blogai su juo pasielgus, jis nemiršta per metus. Tas medis numiršta jam pažeidų šaknis arba reguliariai beriant druską per 3-5 metus. Ir tai ir pražudo. Jeigu jisai galėtų iškart pasakyti, man skauda, žmonės galbūt sureaguotų labiau, kai jis žūna po truputį, net nepastebi. Žmonės nepastebi, kiek medžių neteko Pylimo gatvė. Aš jums garantuoju, dėja, nieks nepastebės, kiek medžių neteks Mindaugo gatvė, Stoties gatvė, Čiurlionio gatvė. Visos gatvės, kuriuose praeitais metais pasikeitus merams praėjo šaligatvių keitimo darbai, liks su pavieniais medžiais. Sorry, aš labai norėčiau būti pozityvi. Bet aš nesu pozityvi. Šiuo metu mes žiauriai atsiliekam su medžių rūpinimusi medžiais. Ačiū. Gal norėtumėte atsakyti, kas nors iš savivaldybės? Nežinau, statistikos tikrai nežinau, nes tai yra kompleksinis dalykas ir kompleksiniai skaičiai, kurie iš tikrųjų didžioji dalis medžių kertama dėl vystytojų vystomų projektų ir išduotų leidimų. Taip, dalis medžių pavojingų kertama ir savivaldybės. Tai šiai akimirkai tikrai neturiu statistikos, bet galėsiu pasidalinti, kai kolegos parengs, jeigu tokia būtinybė yra. Tai dėl infrastruktūros aš negaliu komentuoti, tiesiog infrastruktūra vyksta. Pokyčius galimus ir vykstančius pristačiau. Dėl druskos pokytis taip pat vyksta ir turbūt mes esam toje klimatinėje zonoje, kur dėja, bet tos temperatūrų kaitos nuo 0 į 1 ir į kitą pusę turim daug daugiau negu turi Ryga, Varšuva ir šiaurės miestai.
Tai manau, kad tai ir pasako apie druskos didesnius kiekius negu skandinavai ar kažkas. Tai taip priimami sprendimai, kai kurios zonos, kaip minėjau, be druskės arba maišoma druska su smėliu, bet pokytis neatsitinka per dieną. Deja, tikimės pokyčio, bet jisai nėra toksai greitas, kaip norėtųsi. Aš norėčiau paklausti, o skaldelė. Skandinavai visą laiką labai daug naudoja skaldelės. Ar čia brangiau, aišku, yra, ne? Ar čia finansiniai dalykai stabdo tą naudojimą, keitimą druskos skaldelę, tarkim, šaligatviuose? Kadangi nelaviruoju tą informaciją kainos skaldelės, tai aš negaliu atsakyti. Jinai didesnė tikrai. Bet aišku, kad skandinavai skaldelę pasigamina vietoje ir ją po to susirenka ir vėl naudoja kitiem kartam arba kitiem metam. Vilnius skaldelę atsiveža, neturi čia vietoje, tai turbūt kaštai tikrai daug didesni. Bet surinkti irgi tikriausiai galima, ne? Ar nėra tokių priemonių, kad... Negaliu atsakyti dėl surinkimo, nežinau. 80 tonų už kilo, už 80 eurų. Ja, jeigu galima iš tą. Čia įjungta. Čia tiek skalda, tiek druska, 80 eurų už toną, plius minus. Tik tai su skalda yra sunkiau dirbti, jinai po to lieka kaip šiukšlė, reikia dirbti, tai yra fiziškai labai sunku. Ačiū. Druska ištirpsta, bet šiais metais tikrai sumažino. Duok Dieve, per lėtai. Nes dabar yra šaltasis laikotarpis, nuo prieš naujus metus prasidėjo ir dar 2 savaitės tęsis. Tai yra visas tas laikotarpis galėjo būti gatvės kita kalba, bet šaligatviai galėjo būti apsieita be gramo druskos. Šiuo metu sausas valymas yra maksimaliai efektyvus. Aš šiandien savo akim mačiau, Lazdynai traktorius beria druską ant visiškai sausų šaligatvių. Proto nesuvokiu. Sorry. Jo, dar yra ką pagalvoti savivaldybė, ne? Tai... matau, kad nėra atsakymo. Teks jums galvoti rimtai. Tai tiesiog gal kiti kolegos turėtų sudalyvauti šitam pokalbį, ne tik aš, nes aš apie želdinių priežiūrą, bet dėja ne apie druskų barstymą, tai turbūt ir neturėsiu visų atsakymų. Noriu pasisakyti. Labas vakaras. Aš gal kažkiek galiu apie druskas pasakyti, kaip biškai nukrypom čia nuo pačių medžių sodinimo, bet tai yra stipriai aktualu, tai aš visada turbūt pasižymėjau labiau optimizmu negu Ligita, bet nes jaučiuosi kažką darantį šitoje srityje irgi ir tikrai šiais metais aš laikau didelių pasiekimų, kad pavyko padaryti su skalda 13 skverų, kad yra valoma. Prioritetas yra valymui ir valomi yra takai, ne visas skveras, tai yra nepriartėjant prie želdinių, yra eksperimentinė gatvė, Žygimantų gatvė, kur yra naujai padaryta kartu su dviračių takais, kurioje neišberta šiais metais nei vienos druskos. Ten fantastiškas eksperimentas ir man jis labai patinka ir mes jį labai saugom, nes yra sutartiniai dalykai. Yra įsipareigojimai ir tiesiog bauduoja rangovus už tai, kad jie nevykdo sutarties, nes trinkelė turi būti iki plikos nuvalyta. Yra kas bauduoja, kas atsakingas už tos pastebėjimus. Ne. Ta prasme, savivaldybė bauduoja, bet tuos pastebėjimus į korį pildo seniūnijos. Ta prasme, tai yra toks kaip čia įkalinimas ir toj sutarty ir aš matydama iš vidaus tą milžinišką mechanizmą, kaip vyksta procesai, kiek dalyvių dalyvauja, kiek kas už ką atsakingas ir ta atsakomybė, jinai yra stipri tokia atsakomybė, našta, negaliu kaip pasakyti, kad jau vyksta tie pokyčiai, kad mes atstovim tą eksperimentinę gatvę, kad pas mus skverai keičiasi, kad pas mus atsiranda bedruskiai keli skverai ir parkas netgi vienas bedruskis, kuriame nuo pat jo gimimo nebuvo išberta nei viena druska, nei viena skalda net. Ir aš matau, aš suprantu tą pesimizmą, bet aš po truputį, kai mes turėsim aišku pagrindą, nes yra kita medalio pusė. Yra žmonės, kurios ištinka traumus ir kurie beldžiasi į priimamuosius ir yra išprotėję medikai, kur per naktį atvažiuoja per 500 sužeistų žmonių, kai jie užverčia skundais. Tai tą saugumą, pirmiausias yra dalykas saugumas, kas buvo kalbėta. Tai tas algoritmas, kada mes turim tokį maišytą orą, jį aptikti ir
elgtis taip, kai tų įtakų yra krūva ir ne tik, kad sninga ar nesninga, yra ir vėjo kryptis, ir žmonių srautai, ir visa kita ir panašiai. Tai ir pajėgumai tų pačių rangovų, aš suprantu, kad tai mūsų neturėtų liesti, kad yra rangovas, jisai turi valyti ir čia mums visiškai nesvarbu, kad jis nespėja, bet tikrai matau proveržį, galbūt jisai netoks greitas, kaip norėtųsi, bet po truputį šiemet jau yra žymiai geriau negu buvo pernai. Pernai buvo žymiai geriau negu užpernai, nes užpernai iš vis mes ten net nekomentuosiu. Tai aš tikiuosi, kad kitais metais bus dar geriau negu šiemet. Prašau. Taip, labai trumpai. Ne šiaip savo palėtėm druską, dėl to, kad druska mano įsivaizdavimu ir kaip mokslininko iš Vilniaus universiteto yra pagrindinis veiksnys, kuris blogina medžių būklę. O žinant druskos fiziologiją, geochemiją, tai yra medžiaga, kuri natūraliai mūsų kraštovaizdį jos nėra visiškai. Ir natūraliai jinai išsiplauna. Bet kas darosi su mūsų medžiais pavasarį? Tas visas kiekis druskų, jisai dirvožemį pasilieka ir jeigu pavasaris sausas, praeitais metais iki vasaros vidurio druskų koncentratai palei medžių šaknis valiojas. Va čia yra didžiausia bėda. Mes šitą druskų klausimą įsprendžiam, iš karto taisosi medžių būklė. Kaip sakė, inertiškai, taip, ne visi spės sureaguoti, ne visi išgyvens, bet taip. Bet nuo šito pradėti reikia. Ir skim druskų pašalinimas, sodinant kitus augalus, to nebus, dėl to, kad yra halofitai, kurie druskose auga, jeigu nebus druskų, jie neaugs paprasčiausiai, vis tiek tas druskas grąžina išlaiko, bet mūsų kraštovaizdis kitas, visai kitas drėkinimo režimas. Pas mus nėra halofitų natūraliai. Kad pavasariais yra stipriai nuliejami medžiai. Tie, kurie rizikingiausiose vietose, kur daugiausiai pagal situaciją tenka tos druskos, tai yra nulaistymo programa ir šį pavasarį, man atrodo, 2 kartus buvo laistoma, jeigu aš neklystu. Tai tikrai mes kontroliuojam, tarsi rasti tą balansą, yra reikalų. Ar galiu labai trumpai dar pasakyti, aš su druskos matuokliu matavau druską Liepos mėnesį, kai buvo labai lietinga vasaros pradžia, neišplauna vanduo taip greitai. Druska, aš su biologais kalbėjau, druska eina į gilesnius sluoksnius ir jinai kaip pradžiūna, jinai kyla į viršų, eina, kyla ir tasme, jeigu tu gauni druskos koncentratą viršutiniam sluoksnėje dirvožemį nuo 5 iki 10 gramų litre atskiesto skysčio, tai yra žvėriška. Pagal mokslinius tyrimus yra 2 gramai jau kenksminga stipri augalams dozė. O aš radau Liepos mėnesį nuo 5 iki 10. Sorry, baigiam druskų klausimą, atsiprašau, aš jūs čia pjaunu. Viskas gerai, dėl to mes tiesiam dar ir tentus į pagalbą ir šiemet jų 10 km daugiau negu pernai. Ta prasme, stengiamės, ką aš galiu daugiau pasakyti. Ačiū. Ačiū, Vaiva, ačiū. Na kągi, tai tada pereikim prie urbanizmo. Paklausti urbanistės jo į didesnį mastelį, kitas žvilgsnis. Labai dažnai tenka išgirsti, kad medžiai, ypač brandus medžiai, tai yra žalioji infrastruktūra. Labai mėgsta taip sakyti daug kas, bet kas tai yra? Reiškia, jeigu mes žiūrime infrastruktūros, ten kelius, vamzdynus, geležinkelius, ir norim pastatyti namus, mes taip lengvai nenugriaunam tos infrastruktūros. Reiškia, statybos prisitaiko prie jos. Su medžiais atvirkščiai dažnai būna. Viską šnai ir tegu medžiai taikosi prie statybos. Tai kaip iš urbanisto pozicijos žiūrint, ar medžiai yra infrastruktūra ar ne? Šiaip ačiū labai už pristatymą ir už diskusiją, man labai daug kas buvo nauja ir įdomu. Aš gal pasakysiu, kad mes kaip urbanistai labiau žiūrime į medžių grupės ir želdynus, o taip rečiau gal kaip po vieną medį, nes planuojant miestą yra svarbu, kad tiesiog gyventojai turėtų galimybę ateiti, turėti galimybę ateiti prie žalios aplinkos, tai žalios gatvės, žalio skvero, žalio parko, kad būtų kažkas mažo arčiau namų, kažkas didesnio tolėliau, gal didelis parkas dar toliau, tai planuojant miestą šitie dalykai yra svarbu. Ir tai ir yra ta žalioji infrastruktūra ir kaip urbanistų darbas yra užtikrinti, kad tas kiekis būtų pakankamas. Žalioji erdvė, tas parkas ar skveras be abejo puikiausiai, jeigu jis yra su žaliais medžiais ir ta didelė mase, bet taip pat ir mažesni želdiniai yra vertinami. Tokio, kad
būtų kertami, tai urbanistai niekada taip neįskatintų, neįsiūlytų ir net nesu susidūrus. Kaip tik dažniausiai mūsų darbas yra atrasti, kur tą želdynų plotą padidinti. Tai aš neturiu tokio jausmo, kad medžiai yra visur kertami, man labiau taip susidarė gal iš pristatymo jausmas, kad jie yra tvarkymo būdu arba gal žmonių iš nesupratimo. Aišku, žinoma, atsiranda iš vystytojų, kur vienas kitas medis trukdo, bet vėlgi man kaip urbanistė atrodo, kartais tas vienas medis, jeigu jis trukdo, bet jeigu toje vietoje atsiras, tarkim, būstas, daugiau žmonių, tas rajonas atsigaus ir mes galime greta atsodinti kitą grupę medžių, kitą grupę želdinių, tai irgi yra kaip kompensuojama vertybė ir kad tiesiog žalės kiekis želdynų ir medžių mieste yra vertybė, o nebūtinai būtent tas ar būtent kitas medis. Nors aišku, jeigu medis yra senas, išskirtinis, didelis, tai yra labai dar svarbu vietos dvasiai, tokiam identitetui, tai čia net ne apie infrastruktūrą, bet labiau apie tokį kaip emociją, charakterį, to kvartalo ar to rajono įvaizdį. Tokia dar vertė yra. Ne tik ekologinė, inžinerinė, bet ir tokia emocinė. Ligita, nenorit paprieštarauti? Tada aš paprieštarausiu, jeigu galima, nes tai ne tik emocinė vertė, tai ekonominė vertė, nes medis vėsina orą, grynina orą, žmonių sveikatą gerina, tai irgi viską galima paskaičiuoti pinigais. Teisingai, aš gal to nekonvertuoju pinigus, bet kad tai yra vienareikšmiškai gerai visiems, tai visiškai pritariu ir daugybė tyrimų tą parodo, kad žmonės geriau miega, ilgiau gyvena, sveikesni ir laimingesni yra prie medžių, tai vien dėl to tai ir yra ta miesto infrastruktūra, nes jos reikia tiek gyventojams teisingai, tiek dėl klimato, dėl vėsesnio oro, dėl drėgmės vasarą, dėl liūčių, kad sugeria visą tą potvinį pomedis, tai nebejotinai šitas dalykas yra. Taip, o antras prieštaravimas jums tai yra, kad tai lengvai galima atsodinti. Jūs pažiūrėkit, reiškia, nukerta tokį medį, o atsodina tokį, kažkokį tokį, ne? Kiek toksai medis turi augti? Kokį 60-70 metų, kol jis bus brandus, kol pasieks, tai reiškia tik tai mūsų anūkai gal pasimėgaus tuo pavėsiu realiai. Taip, aš pritariu, kad medis kaip vienas jis yra vertybė, bet aš labiau bandau žiūrėti, kad kartais mieste ir gyventojų skaičius ir ta plėtra, tai irgi ekonomiškai yra vertybė, kad kai žmonės gyvena, tarkim, miesto rajonuose, arčiau mokyklų, arčiau stotelių, arčiau gatvių, tai miestų yra vertingiau, negu kai žmonės gyvena toli tose priemiesčiuose. Tai kartais ir tos plėtros norisi miesto erdvėse jau urbanizuotoje teritorijoje. Ir man atrodo, aš tikrai niekada neskatinu medžio naikinimo, bet tie mainai kartais, kad jeigu čia bus būstas ir gyvens žmonės ir tas vienas medis išeis, man atrodo, tai yra okei tokie mainai. Tada aš paklausiu Ramunės toliau, nes yra tokia, visą laiką tas skatinimas arba neskatinimas geriausiai vyksta per ekonominius dalykus. Ir žinom, kad yra tokia medžio atkuriamoji vertė ir jin buvo paminėta čia pranešime ir jinai yra įtvirtinta turbūt įsakymais aplinkos ministerijos, nustatyti normatyvai kažkokie tos pagal medžių grupės, greitai augančių arba lėtai augančių, vertingų medžių, mažiau vertingų medžių. Jūs žinot puikiai ten tas vertes, tačiau jeigu pasižiūrėti internete, matosi labai didelis skirtumas tų medžių atkuriamosios vertės pas mus ir vakaruose. Ir tas skirtumas gali skirtis 10-20 kartų, ne 5 kartus. Bet kaip jūs paaiškintumėt ir tą visą procesą? Taip, aš aplinkos ministerijoje dirbu, bet esu kraštovaizdžio architektė, tai labai man svarbus šitas klausimas ir ačiū labai, nuostabu matyti, kaip Vilnius progresuoja. Tai ačiū labai komandai. Vertė mūsų istoriškai įtvirtinta buvo labai paprastu būdu įvertinant medienos vertę. Tai miške buvo įvertinti medžiai pagal medienos vertę ir tada panašus toks vertinimas buvo perkeltas ir į miestus. Tai ilgą laiką tai buvo kaip ir tvarkoj viskas, iki kol nepradėjo sparčiai vykti nekilnojamo turto vystymas ir tada Vilnius turbūt pirmasis susidūrė su šita didelė problema, kad visiškai neadekvačiai buvo kertama, sumokami tie nedideli pinigai ir prarandami didžiuliai plotai medžių.
Tai Vilnius tas ir pradėjo kelti vertės klausimą, dėl to visai prieš keletą metų aplinkos ministerijoje ir buvo padaryti pakeitimai, kad miestai patys gali jau pasiskelbti tarybos sprendimus saugomus medžius ir jiems nustatyti jau savarankiškai vertę. Tai čia buvo toks pirmas žingsnis, nes aš tada dar savivaldybėje dirbau ir būtent jūsų paminėtus įverčius bandėm dėlioti į koeficientą, į formulę, bet vienreikšmiškai tai buvo visų teisinių savivaldybei priskirtų funkcijų viršijimas. Tai ką pavyko išsiderėti, tai tą miestų galėjimą pasiskelbti medžius saugotinais tarybos sprendimu, rišantis prie panašių verčių, ką ministerija dabar nustato. Bet dabar tas klausimas yra pas mus ministerijoje ant stalo ir labai tikimės šiais metais išjudėti. Vėlgi ten kažko labai sudėtingo išradinėti nereikia, nes jau yra išrasta. Yra KAVAT sistema Jungtinėje karalystėje, yra I3 sistema, kuri plačiai naudojama, tai belieka tik tais pasirinkti tinkamą modelį, jį atitinkamai adaptuoti Lietuvos situacijai. Čia aišku, vienareikšmiškai ekonomistai turėtų padirbėti, kad įverčius tuos, ką reiškia kultūrinė vertė, ką reiškia CO2 absorbcija, ką reiškia pavėsis mieste, kiek jisai skiriasi savo vertę Vilniuje nuo Pagėgių, nieko prieš Pagėgius, bet vis tiek tai yra miestai, kurie turi turbūt skirtingą vertę nekilnojamo turto ir visą tai turėtų atsistoti. Tai toks rimtas ekonominis skaičiavimas, aš tikiuosi, kad kolegos mūsų bus pasiruošę tą daryti ir kadangi, žinau, Vilnius jau judina šitą klausimą, tai kaip visą laiką kviečiamės tą mūsų lyderį žaliuose klausimuose, taip turbūt ir dabar bendradarbiausim ir bandysim tą vertę padėti ten, kur jinai turi būti šiai dienai. Aš dar noriu paklausti, nes čia kas yra sodininkai, tai puikiai žino, kad mūsų medelynai beveik neužaugina didelių medžių. Tiesiog nepasiruošia, per trumpai gyvena ir taip toliau. Ir jeigu tu nori nusipirkti didelį medį, turi vežtis arba iš Lenkijos, arba iš Olandijos, ar iš Vokietijos. Ir labai visiems žinomos kainos, realios rinkos kainos tų didelių medžių. Tai aš taip įsivaizduoju, kad vakarų visuomenėse, tiek Anglijoje, tiek Vokietijoje, tos atstatomosios vertės yra kažkur labai pritrauktos prie rinkos vertės, ne? Ar nesiruošia pas mus kažką panašiai daryti, nes tos rinkos vertės yra pasiekiamos internetu, nėra sudėtinga surasti jas. Tai jeigu žiūrėti į atkuriamąją vertę, sodinant medį, vežantis iš Olandijos, tarkim, tai, taip, aišku, galima, bet turbūt ne tai yra esmė, nes to medžio ir ką jūs labai teisingai vardinot, su dideliu diametru mes turime vertinti laiko vertę. Ir mes jo nebematysim, tai už jokius milijonus ir ten tikrai nereikia jau amžinatilsį ceikinio ąžuolo galvoti, kad jį galima persodinti ir atvežti tokį pasodinti. Čia iš tikrųjų yra utopija, tokio medžio priežiūra yra labai didelė, tas buvo daroma ir Viktorijos laikais, bet tai mes kalbam apie visai kitą mastelį. Tai turbūt ne čia tos vertės reiktų ieškoti, bet vėlgi grįžtant prie jūsų paminėto, kodėl Lietuvos medelynai neužaugina tų medžių, arba jeigu užaugina, tai užaugina tuos paaugintus Olandijoje, parsiveža, čia šiek tiek juos apšildo Lietuvos klimatiniam sąlygom, bet vis tiek genetiškai yra nelietuviškas medis, tai nagrinėjom ir medelyno situaciją, kažkada su Vilniaus savivaldybė, kai Vilniaus miesto parkai tik įsisteigė, galvojom, nors nereikėtų Vilniui pačiam turėti savo medelyną, bet tai vėlgi neužtikrintumas, tai kad pas mus politika keičiasi kas 4 metai, tai vienas politikas nusprendė taip, pažiūrėk, po 4 metų jau visai viskas kitaip keičiasi, o medelynas yra labai ilgo laiko verslas. Tu turi investuoti ir, tikrai 15-20, čia tik pati pradžia tų tokios investicijos, tai dėl to mes tų medžių gal ir neužsiauginam, nes tiesiog to pastovumo dar trūksta, bet aš tikiuosi, kad mes link to einam. O kitas dalykas, ką mes pradėjom daryti su mūsų valstybinė miškų urėdija, tai sodinti labai mažiukus medukus. Ir čia vėlgi Vilnius mums padėjo, davė vietą, kur tą galima pasireikšti ir kartu su Vilniaus miesto parkais tas schemas rengiam, tai darėm tas biologinės įvairovės miškelius. Visai kitokio tipo želdinimas, bet jisai yra tose vietose, kur galbūt to želdinimo nieks labai neįsivaizdavo, nieks jo labai stipriai negalvoja, tai kalbam apie infrastruktūrinius koridorius, apie tas vejos plynės, kur apie nieką ir būtent neatskiriai želdynai, bet ten suformuoti tokios masyvus ir kuo svarbu, tai tie medukai yra
Mūsų lietuviškas genofondas, mūsų genetiškai išsirinktų sėklų medeliai, jie puikiai prisitaikė augti, jie aišku auginami šiuo atveju šiek tiek tankiau, tai ten kaštus galima būtų palyginti, bet tikrai nelabai brangiai suma sumarum gaunasi ir jiems tos priežiūros nėra tokios intensyvios reikalinga. Tai čia vienas iš variantų būtų, kur irgi galvoti, galbūt daryti, bet mes tada jau su miškų urėdija tarėmės, kad jie tą sortimentą užtikrintų, kad bet kuris miestas ir šiais metais jau Alytus planuojasi, jau Jurbarkas planuojasi tokius miškelius pasidaryti. Aišku, reikia tyrimus, paskui pasižiūrėti, pastebėti, kaip jiem ten sekasi. Bet gal tai būtų dar vienas iš būdų želdinti miestą šalia visų gražių alėjų įvežamų medžių ir tiesiog didinti tą žalią masę. Ir tada vertė šito investicija ir jo lietuviškas genofondas yra, manau, kad labai svarbu. Ir biologinės įvairovės skatinimas taip pat. Ačiū. O aš norėčiau Janutės paklausti. Dabar labai madinga kalbėti apie tai, kad nesodinti vienarūšių medžių, pavyzdžiui, vieną alėją vienarūšiais medžiais, kad reiškia maišyti dėl ligų ir taip toliau. Kaip jūs žiūrite į šitą dalyką? Kaip Vilniuje tas, ar vyksta, ar nevyksta, ar manot, kad čia nesąmonė? Tai manau, gal labiau Dovilei klausimas būtų negu man, bet tikrai tą rūšinę sudėtį Vilnius keičia ir plečia. Tai nežinau, gal Dovilė labiau komentarą, nes su sodinimu tikrai daugiau dirba negu aš. Ačiū už klausimą. Pirmiausia, noriu padėkoti už organizuotą renginį. Labai šaunu, kad sukvietėte šitiek žmonių diskutuoti tokiam aktualiom temom. O dėl rūšinės įvairovės, kas jau yra diegiama Vilniuje, Vilniaus mieste, dėka mūsų gausios komandos, kuri prisidėjo prie būtent šito pokyčio, pagrindinė tai prevencinis tiklas, tai tam, kad nebūtų vien monorūšinė tam tikra užsodinimo trajektorija, tam tikras perimetras medžių nesunyktų dėl tam tikrų ligų. Vienas dalykas, toliau mes pastebim tokią tendenciją, kad daugelis rūšių tiesiog vėlgi priklausomai nuo klimato sąlygų, nuo sodinimo, pasodintos aplinkos, kurioje yra pasodinti, vėlgi skirtingai labai reaguoja į augimo sąlygas. Kaip pavyzdį galėčiau pasakyti, pailistruoti, tarkim, Gerosios Vilties gatvės atveju, kai ta pati rūšis ir ta pati veislė atvežta iš to paties medelyno, skirtingi egzemplioriai, tiesiog skirtingoje miesto gatvės dalyje, skirtingai prigijo, neprigijo, auga ir panašiai. Tai čia netgi, sakyčiau, būtų galima tam tikrą atskirą mokslinį darbą to pagrindu atlikti. Ir dėl rūšinės įvairovės vėlgi tai yra didžiulė rizika, nes ne tik Vilnius, bet ir daugelis Europos sostinių šiuo keliu eina ir ne vienas nesako, jog mes žinome 100%, kad tai veiks 100% ir viskas prigis ir viskas pasiteisins. Dalinamės patirtimis tarp sostinių ir tikrai kiekvienas miestas su savo intencijom, su savo rūšinė įvairovė pateikia tam tikras išvadas, kas pasiteisina, kas ne, ir įvyksta informacinėme lauke tam tikras vėlgi dalinimasis tavo know-how. Manau, mes esame tokio virsmo pokyčio laikotarpyje, kai visi esame to eksperimentinio lauko dalyviai ir tik tai galėdami dalinti savo patirtimi galim judėti į priekį ir tuos pokyčius daryti kokybiškesnius kiekvieną kartą. O galit pavyzdžius pateikti, kur jau ta įvairovė tokia labiau Vilniuje konkrečiai, kokiose vietose? Tai iš tikrųjų, kaip ir minėjau, Gerosios Vilties gatvė, Lukšio gatvė ir nuo 22 metų buvo pradėta sodinti tos būtent mikso principų, skirtingų rūšių, tam tikros gatvių želdinimo, tos atkarpos, tai tikrai jau tų vietų yra labai daug, sąlyginai. Taip. Aha, prašom. Tokį irgi, kadangi dabar šiek tiek užsiemu ir tyrimais kraštovaizdžio architektūros, tai tas mūsų monorūšiškumas dar šiek tiek siejasi su kultūros paveldu, su mūsų, kaip mes suvokiam miestą, su tapatybė. Ir pavyzdžiui, ten Lazdynuose, kadangi juos būtent ir nagrinėju, tai mes turim akacijų alėją, akacija šiaip draudžiama rūšis, bet mieste jinai, manau, kad viskas tvarkoja su ja. Tada turim klevų, kaštonų alėjas, kaštonų irgi su problemom, bet turbūt reikės ir Vilnius vėlgi ieško to balanso, kai kur tas miksas labai gerai, kai kur turbūt mes norim išlaikyti tą įvaizdį, tą tapatybę, jeigu tai yra istoriškai patvirtinta, patikrinta kaip vertybė ir žmonės suranda rajoną ir jame orientuojasi, nes ten ta kaštonų alėja, eik tenai. Tai turbūt irgi tą balansą būtina išlaikyti, jeigu kaštonai vienas kitas išmiršta, ar mes jį atsodinsim kaštonų,
ar mes jį atsodinsim kažkuo kitu. Tai čia keliu kaip retoriniai klausimai, nes, pavyzdžiui, Gedimino prospekte tradiciškai buvo liepos, nu vienoje vietoje liepos neauga, nors tu ką, nes tenais yra labai užmirkimas dėl požeminių įvairių struktūrų, tai pasodinti buvo baltalksniai ir jie, kiek žinau, visai neblogai jaučiasi. Tai va čia irgi toksai istorija, tapatybė, biologinė įvairovė ir priežiūra. Ačiū. Ačiū. Taip. Iš tikrųjų, Renaldas galėtų dar pakomentuoti. Taip, aš ir norėjau perduoti mikrofoną Renaldui, kaip iš arboristo pozicijos atrodo viskas. Na, dažnai arboristas skelbiamas ar parodomas toksai kaip kažkoks visagalintis specialistas, kuris išgelbės medį mieste augantį. Bet arboristų įvairiausių yra ir konsultuojantys arboristai, yra tie arboristai, kurie atlieka techninį darbą. Ir ne kiekvienas arboristas gali numatyti tam tikras priežastis, dėl ko medžiai blogai ir jas pašalinti laiku. Iš savo ilgametės patirties, kiek mes turėjom reikalų su medžiais mieste, galiu pasakyti tiek, kad vis tik mes kovą pralaimime su medžių priežiūra prie gatvių. Ir greičiausia, kad ilgus metus, kol nerasime priešnuodžio šitiems sprendiniams, mes tą ir turėsime. Greičiausia, kad prie gatvių nematysime brandžių medžių. Čia ne tik tai Vilniuje. Čia šita problema visoje Lietuvoje. Pirmiausia, tai yra tie medžiai prie gatvių, kurie yra labiausiai sužaloti netinkamų genėjimų per tą 50 metų ar 70, kada jie buvo pasodinti. Dažnai tai ne medžiai auga, bet jau augančios šmėklos, kaip mes vadiname, kur tiesiog neturi nei šaknų, nei lajos. Nuolatos kiekvieną dieną pjaustomi, apie grybais apnikti. Ir tas variantas, kada barstomi keliai druska, kartais užtenka poros metų, kad tas medis, kuris vos kvėpavo, šmėkla vadinama, jisai paprasčiausia žūsta. Jo labiau, kad mes turime ne tik tai druskas, mes turime ir karščio bangas. Ir visi šitie faktoriai susideda taip, kad prie gatvių augantis medžiai pamažu nyksta. Ta, ką mes sodiname, labai teisingai pastebėta buvo, kad mes atsivežame medžius, norime turėti efektą ir tuos medžius sodiname kuo didesnius prie gatvės. Ir tai dar viena klaida. Kadangi mes atsivežame medį, kuris 15 ar 20 metų buvo pasodintas ant lašalinės, kad atrodytų gražus. Ir mes jį atsivežam ir įkišam į tas sąlygas, kur faktiškai visiškai priešingos tam, kai saugo medelynę. Kiekvienas persodinimas medžių yra stresas, o čia dar mes įkišam į tokią aplinką, kur tiesiog fiziškai jis negali išgyventi. Ir jis gyvena tol, kol turi savo tam gumulę sukaupęs medžiagų ir po to pradeda nykti. Ir joks arboristas jam nepadės. Labai dažnai būna taip, kad ta medžiaga, kurią atsivežam sodinimui, suformuota netinkamai. Arba dažna klaida, ne klaida, bet dažnas gudravimas vystytojų, kada konkursas būna laimimas už mažiausią kainą ir medelius įsigyja tuos vadinamus nekondicinius, kurie tiesiog netgi nėra formuoti, o įkišti į gumulą, iškasti iš grunto, ką man pačiam teko stebėti. Ir tas medis pasodinamas per giliai, nes jisai jau būna suformuotas gumule per giliai. O sodintojai, kurie gauna tokią medžiagą, jie sodina, kad gumulo paviršius būtų paviršiuje, tačiau pats šaknynas jisai ant gumulo dugno dažniausiai būna. Toks medis nunyksta. Ir kai mes atlikdavom tą vadinamą medžio autopsiją, kada tiesiog medis nenupjaunamas, nudžiūvęs, bet iškasamas ir žiūrime, kas yra šaknyse, labai dažnai randame tokius variantus, kad tas šaknynas netinkamai suformuotas, arba ten tik viena šaknis, arba jų faktiškai visai nėra, medis iškastas su kastu. Dar ką aš noriu pabrėžti, kad vis tik nesigundykime tų didelių medžių persodinimų, kai labai dažnai čia bus akmenukas į vystytojų daržą. Dažnai deklaruoja, kad mes medį persodinsim arba mes jį išsaugosim. Ir tarkim, persodinimo metodai, kada persodinamas medis, kurios skersmuo 50-60 cm, na tikrai jis ne visais atvejais prigys. Nes gamtoje tokia taisyklė, kad kuo mažesnis medis persodinamas, tuo didesnis šansas, kad jisai prigis. Kuo didesnis medis persodinamas, tuo mažesnė tikimybė, kad jis prigis. Ir dar kas mieste veikia, kas mane labiausia gąsdina, ar kas man tiesiog žaidžia, aš kaip specialistas negaliu to suprasti. Kada medis yra persodintas, laikantis visų taisyklių ir atrodo jau turėtų prigyti, staiga pradėjus blogėti jo būklė, prieini ir pamatai, kad jisai tiesiog sugręžiotas ir kažkokios zarazos į jį pripilta. Ir tai daro ne savivaldybės specialistai, kurie medžius naikina, tai daro patys gyventojai. Tai
vis tik tai mano kaip specialisto būtų palinkėjimas, kad mes galbūt labiau rūpinkimės medžiais ir tas mūsų rūpinimasis medžiais turėtų būti mūsų visų, bet neperdėtas rūpinimasis, bet protingas. Kaip su medžių išsaugojimu, kur deklaruojama, kad medis išsaugotas, netgi gaunamos prestižinės premijos, valstybinės premijos už išsaugotus medžius. Tačiau, kaip prieini ir pamatai, kokią kainą jie išsaugoti ir kas po to su jais atsitinka, na, daug labai minčių kyla. Tai čia toks mano padrikas pastebėjimas. Apie visą kitą gal konkrečiau galėčiau pasakyti į klausimus kokius. Tai gal publika norės užduoti klausimą? Prašau, paduosiu mikrofoną. Daryti, kad taip nevyktų. Ką reikia daryti, kad taip nevyktų? Pirmiausia, turėtų būti sureguliuota visa teisinė bazė reglamentuojanti želdinių priežiūrą, želdinių sodinimą. Dabar, kokias genėjimo taisyklės mes turime? Medžių priežiūros ir genėjimo taisyklės. Jeigu mes paimsime taisyklės galiojančias dabar, mes turime 4 punktus, kur surašyta, ką daryti su medžiais. 4 punktai. Reiškia, šaką reikia pjauti 3 pjūviais. Negalima, tai yra draudžiama medį genėti naudojant lipimo nages, reikia pjauti ne šakos, ne kamienų, o šakos medieną genint ir pjauti medžių viršūnę draudžiama išskyrus atvejus, kai tai dėl ekologinių ar saugumo sumetimų. Čia visi medžių priežiūros būdai. Faktiškai tai yra tas, kad mes galime daryti su medžiais, ką norime, visiškai, kas nori, kaip nori, kada nori genį, pjausto ir juos ir panašiai. Ir tai suvaldyti mes neturime įrankių. Savivaldybės turi savo priežiūros taisyklės medžių. Ir vadovaujasi jomis, jos kur kas geresnės negu tos, kur yra šiuo metu aplinkos ministerijos siūlom. Pakeitimus siūlėm. Yra Europos medžių priežiūros standartai, net kelios knygos. Ir medžių priežiūros, ir medžių, tai yra medžių genėjimo, medžių lajos sutvirtinimo, medžių sodinimo. Viskas aprašyta, kaip reikėtų elgtis su medžiais. Ir lyg ir jau buvo užsikabinę aplinkos ministerijoje, bet buvo parašytas toksai sakinys: rekomenduojama vadovautis Europos medžių priežiūros standartais. Ir nurodai tuos. Tai jeigu yra taisyklės ir parašyta tik tai rekomenduojama, tai ar mes privalome jų laikytis? Savame aišku, kad ne. Kada STT pareiškė pastabas dėl šio įsakymų ministro dėl medžių priežiūros taisyklių ir rezultatas koksai buvo, kad išbraukė viską, ką siūlė nevyriausybinės arboristų organizacijos, išbraukė ir tas rekomendacijas su nuoroda ir padarė 4 punktus taisyklių. Na tai jeigu mes turime tokius teisinius aktus reglamentuojančius želdinių priežiūrą, tai apie kokį rezultatą mes norime kalbėti. Toliau vėlgi buvo daug įvairių siūlymų dėl rekonstrukcijos šaligatvių, ką naudoti, kokias priemonės naudoti, ir atsakymas buvo vienas. Tai nenumatyta statybos techniniam reglamente. Jie numatė, koks turi būti paklotas šaligatvis, kokios turi būti plytelis klojamos, koks turi būti sumuštinis, ir kad tame plote, gink dieve, negali būti nei jokios organinės medžiagos. Reiškia, sudaryti tunelius šaknims, kad jos galėtų normaliai funkcionuoti, to negalima daryti. Nes to neleidžia techninis reglamentas. Ta mes ir turime rezultatus. Bet jau dabar, kiek žinau, viskas keičiasi. Pamažu. Kaip sakė Vaiva, pamažu. Nežinau su aplinkos ministerija, kaip padaryti, kad tos taisyklės vis tik tai būtų peržiūrėtos dar kartą, būtų atsižvelgta į arboristų nevyriausybinių organizacijų siūlymus. Nes jie teikti ne vieną kartą, ne vienas pasiūlymas. Ir, na, jeigu tą mums pavyktų įgyvendinti, gal pasikeistų visą situaciją. Tai viskas priklauso nuo to, kas reglamentuoja ir kaip reglamentuoja želdinių priežiūrą tiek mieste, tiek ir nebūtinai mieste, privačiuose valdose, tarkim. Gal jums galėtų kas nors padėti, pavyzdžiui, mokslininkai kreiptis, rašyti raštus, paremti? Aš manau, ne mokslininkai,
mums padėtų, bet padėtų aplinkos ministras su savo požiūriu į naujus medžius. Bet jeigu vis tik, jeigu mes turėsime tokį požiūrį, kad kelininkai gali tuos medžius genėti kaip nori ir kada nori, o miestuose mes medžių želdynus, medžių priežiūrą reglamentuosime kažkokiais tai įstatymais, tai toks požiūris nebus. Nes ką mes dabar pasižiūrėkim, ką mes turim su alėjomis prie kelių. Medis užgriuvo, atsitiko nelaimė, užgriuvo ir žuvo šeima važiuodama automobilį. Tai koks buvo rezultatas viso šito? Ne tai, kad prižiūrėti tuos medžius ir sutvarkyti juos, bet juos išpjauti visus, nes medžiai potencialus pavojų. Tai jeigu toks požiūris bus, tai mes tuo iš vis liksim be medžių. O į masyvų, didžiųjų masyvų, tokių kaip alėjos palei kelią medžių. Ir tarkim mieste, keičiant kažką tai ir išpjaunant visą alėją ar kažkokį tai skverą iškertant, kadangi tenai bus statomi nauji namai ar panašiai, pasikeičia visa padėtis, visos sąlygos pasikeičia jau esantiems želdynams ir pastatams, kadangi pasikeičia ir vėjo stiprumai, vėjo tuneliai susidaro, ir kaitra, ir eroduojantis dirvožėmis, ir dar įvairiausių visokių blogybių. Vienu kartu iškirsti didžiulį medžių masyvą yra pats blogiausias daiktas, kuris gali būti. Tai čia aš galėčiau daug kalbėti, atimkite iš manęs mikrofoną. Ramūnai, perduokit į tą pusę. Dėkui, ačiū. Renaldai, tikrai tai, su kuo teko susidurti toj pačioj ministerijoje, nekalbėsiu apie ten žmonių trūkumą ir tų specialistų nebuvimą, ir kai kurie specialistai visą laiką ten dirbo ir niekada rankom gal medžio nelietė, čia taip šaržuoju šiek tiek, bet yra tikrai to. Tai kai mes pradėjom judinti statybų techninį reglamentą, ir čia salėje esantis tikrai ne vienas dalyvavot tose mūsų diskusijose, įskaitant ir Vilniaus savivaldybės atstovus, labai įdomu, kad iš tų vienų iš svarbesnių partnerių, socialinių partnerių, tokių kaip nekilnojamo turto vystytojų asociacija, tie patys architektai susilaukė gan stipraus oponavimo, kad nieko keisti nereikia. STR-uose medžiams ne vieta. STR-ai kalba apie statybą, medžiai čia gamtos dalis. Tai su kuom dabar dirbam ir tikiuosi jau šiais metais turim rezultatą, nes visi, kas susijęs su kraštovaizdžiu, apjungiami dabar į vieną būrį, kad nebereikėtų ten mėtytis darbais, kuriai čia grupiai priklauso, tai kad būtų tas holistinis požiūris į kraštovaizdį, kraštovaizdžio planavimą ir paskui kraštovaizdžio projektavimą ir iki pat šitų detalių, statybos techninių reglamentų ir ryšių su želdynais ir medžiais sprendimą. Tai vat esam tokioj situacijoje, viskas prasideda nuo to žmogaus požiūrio ir to kraštovaizdžių, kur čia ta liga atsitiko mūsų kraštovaizdžio architektūroje, kraštovaizdžio planavime, kad jisai šitaip išbarstytas yra. Ir dėl to po gabaliuką jį labai sunku sudėti į visumą, o gamta yra apie visumą. Ir nuo gamtos kaip visumos mes turim tada priartėti ir su infrastruktūra, ir su statiniais, ir taip toliau ir panašiai. Tai va, dirbam su požiūrio pokyčiu, tai yra labai sunku, žmonės senai dirbantys nieko nenori keisti, jūs žinot, bendravot, rašėt raštus, gavot arba negavot atsakymų, tai siekiam šitą pakeisti, bet tikrai Europos architektų, arboristų standartas jau yra lietuvių kalba išverstas, tai tikrai reikia jį paimti ir padaryti, teisiškai padaryti jį privalomu. Tai toks tikslas. Aš sakyčiau, galbūt verta pasitelkti spaudą, televiziją, kad žmonių sąmonė keistųsi iš tikrųjų, kad bendrai mąstymas keistųsi, nes specialistai dirba su specialistais ir atrodo viens kitą supranta, o kaip sako, ateina žmonės ir subado tuos medžius ir kažkas tai, arba sako, kad nieko nereikia. Tai čia toks atrodo, kad didelis švietimo darbas reikalingas nudirbti. Jo. Ar galima dar? Aš noriu nuo Lazdyno atsistoti ir kalbėti žmonių, kurie labai nori saugoti medžius. Ir daugiau negu 3 metai laukia Vilniaus savivaldybės, kada bendruomenės pasiūlyti medžiai taps nesaugotini, o saugomi, nes atitinka visus kriterijus, net ir tuos, kurių nereikia dar ir keisti. Tačiau savivaldybės taryba nenori paversti medžių tikrai saugomais. Tai aš džiaugiuosi, kad Renaldas Žilinskas buvo jos aplankęs,
kad davė rekomendacijų, kad iš tikrųjų savivaldybė kai kuriems medžiams gyvenimą pagerino, bet, teisinės apsaugos nėra. Ir medis medžiai tikrai nelygų. Ir neįsivaizduoju, kokia turėtų būti atkuriamoji vertė tų medžių, kurie, pavyzdžiui, jau yra apimtis pasiekusi 3,5 metro. Tai mes nelabai galim įvertinti jokiom atkuriamosiom vertėm ir tai labai laukiam tų teisinių sprendimų iš Vilniaus savivaldybės. Ačiū. Aš gal galiu trumpą komentarą, ne visiškai mano padalinio kompetencijai, bet tiesiog dalyvauju darbo grupėse dėl gamtos paveldo objektais paskelbimo. Tai yra visai kitos procedūros, deja paskutinis dokumentas, kiek žinau, buvo, negražiai pasakysiu, apskūstas, kad ta darbo grupė, kuri dalyvavo dėl šitų pokyčių įgyvendinimo, buvo apskūsta, kad kaip suinteresuota, turėtų būti nepriklausoma komisija sudaryti, kad būtų paskelbta. Žmonės dirbantys savivaldybėje sakė, kad suinteresuoti yra vienokiais ar kitokiais sprendimais. Tai procesai vyksta, kuriamos darbo grupės iš specialistų ir iš išorės, bet tai nepadėta į stalčių, tikrai tai gyva procedūra, gaila, kad jinai užtrunka tiek ilgai. Tai negaliu komentuoti, nepati kuruoju šitą klausimą, kolegos, bet tikrai viskas vyksta, ekspertizės atliktos, schemos nubraižytos, tiesiog liko kažkokie procedūriniai dokumentai, kuriuos reikia dėja padaryti. Aš dar norėčiau pridėti, kad ir paantrinti Danguoliai, kad čia mūsų sėdi gal 50, ar ne? Vilniuje yra 500 turbūt tūkstančių ir tas švietimas yra be galo svarbus. Mes tie, kurie vykdom techninės priežiūros, kurie tiesiogiai sodinam medžius ir želdinius gatvėse, jūs tiesiog neįsivaizduojat, kiek mes susidurėm su, tarkim, Telšių skvere klevuką supjaustė šalia gyvenantis per tvorą 4 kartus. Ten, kada tu sodini kokioje pilaitėje ar kur, kiek žmonių išbėga, kurie gyvena pirmuose aukštuose ir rėkia, jūs čia nieko nesodinsit, kas griebs lapus. Užstoja mano mašinos ratus, ją pavogs, aš numarinsiu šitą medį. Aš galėčiau pasakoti tokiu atveju, kad mes sodindami šituos ir įsivaizduodami, kad miestą žalinam ir kuriam kažkokią žalią infrastruktūrą, gelbėdami medžius, sąmoningai numarina medžius, kurie, turėjom precedentą, čia Šeiminiškių gatvėj, kur vos ne tą pačią dieną gavome iš to paties namo du skundus. Vienas žmogus skundėsi, kad pasodino medį, kitas žmogus skundą parašė, kodėl daugiau nepasodinot medžių. Tai tiesiog miestas yra labai margas ir turint tą viziją aiškę, kaip, sakykime, tą urbanistinį žalę viziją, kaip mes plečiamės, kaip mes darom, šviečiant visuomenę, aš tikiu, kad ir tie darbai lengviau darosi ir tada sąmoningesni ir tie patys darbuotojai, kurie ir tas pačias druskas beria, kartais ir per daug ir per apsirikimą ne vietoj. Tai tas toks kompleksinis dalykas, daugiabriaunis, manau, kad tikrai tai yra išeitis, ko mes turėtumėm siekti. Kaip su lapais, papasakok, šaukia žmonės, kad jau. O viešpatė kokia šiukšlė, aš jau nekart buvo apie žiedadulkes pavasarį, beržų, pušų ir ten, kur palangės nugeltonuoja. Ir taip pat iš Sereikiškių Sapiegų parko, aš manau, kad tai veikia dar ir tam tikros mėnulio fazės. Ta pačią dieną gavom skundą, kad grėbiam lapus, nes neleidžiam jauniems žmonėms susipažinti su procesais natūraliais vykstančiais gamtoje ir gavom, kad negrėbiam, nes yra slidu. Tai tiesiog, bet mes patys kaip įstaiga, kaip savivaldybė turim turėti, kaip parkai, turim savo vizijas, kur grėbiam, kur paliekam, takai aišku svarbu, nes paskui užsikemša mūsų nuotekos ir mes turim kitą problemą. Tai tiesiog irgi laviruoji, žiūri, planuoji, nes pavasarį iš tų lapų dar kiti dalykai atsiranda, kada visas, kai jie išdžiūsta ir susitraukia, tai žodžiu, yra čia ką pagalvoti ir tai ne vieno žmogaus darbas, tai yra kompleksiškas pamąstymas. Tai dabar šalinat lapus iš Sapiegų parko, ar ne? Iš Sapiegų. Iš Sapiegų taip, dalinai vežam. Nes po medžiais, jeigu mes norime vejos, jeigu tai yra parkas, jeigu mes paliekam lapus ir jeigu yra susodinti svogūniniai, tiesiog ten nuplinka ir lieka juoda žemė. Tai.
neišlenda. Nu, žiūrint, koks sluoksnis. Tai va. Aš tik dėl lapo gal truputį vis dėlto papildyčiau, nes savivaldybė yra vis dėlto galios kaip ir pozicijoje, ta prasme, jie galėtų turėti, visą turi savo darbuotojų, savo viešųjų ryšių skyrius, kur galėtų, gali ten šviesti, aiškinti didesnius pajėgumus negu šiaip ten kažkas tai. Ir tą pavyzdį, ką daryti su rudiniais lapais, galėtų daryti, neišgrėbti tą patį Cvirkos parką iki paskutinio smėliuko kiekvienais metais ir kitų parkų. Tai yra tas, kad argumentas, kad lapus nešioja vėjas, tai žoliapjovės pravažiavimas per lapus tą sumažina. Tarsi, nes kol mes neišspręsim to klausimo, ką daryti su rudiniais lapais, tiesiog miestas negali. Tai yra klaikiai sunkus fiziškai darbas išvežti iš miesto visus lapus. Tai yra labai brangus ir tiesiog žeminantis darbas tiems žmonėms, kurie visą tai tuos maišus sunkius, kaip aš matau, kilnoja. Tarsi, ir išspręsti, paliekant didžiąją dalį lapų vietoje, būtent savivaldybė, mokyklos, tasme, tokios organizacijos gali rodyti gyventojams pavyzdį. Gyventojai yra bepročiai ir pedantai, aš žinau, bet jūs tikrai stipresni galite rodyti gerą pavyzdį. Tikrai ne iš viso miesto išvežami lapai ir tikrai paliekama krūmynuose ir nėra 100% išplikinamas miestas. Tikrai. Ir konkrečiai iš Pamėnkalnio parko šį rudenį gavom skundą iš moteriškit, kad susitvarkykit savo lapus, nes jie skrenda man į balkoną. Tai va. Tai, tiesiog mes irgi žmonės esam, kurie turim tas emocijas visas laikyti, bet aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie nenuleidžia rankų, nepaisant krizių ir kurie kažką daro, kombinuoja, ieško balanso ir pasitelkia specialistus, kalba kaip šiandieną ir labai džiaugiuosi, kad jūsų žymiai daugiau negu pirmą kartą. Va, tai manau, kad mes tikrai labai geram keliai. Gal dar kas nors norėtų? Aš dabar matau, kad mes grįžtame prie labai gero jūsų pastebėjimų, kad reikalingas švietimas šitą temą. Ir aš matau sėdinčių ir jaunų žmonių, ir vyresnių, ir norėčiau paklausyti dabar, ką jūs atsimenate iš mokyklos laikų, ką mokino apie medį per gamtos pažinimo pamoką? Eidavom lapų grėbti, aš atsimenu. Aš pakomentuosiu gal ne tiek iš mokyklos, aš biologijos studentas paskutinio kurso, bet net ir biologijos studijų programai apie medžius nėra tiek labai jau daug žinių. Tai mes turim didelę problemą, pradedant nuo mokyklos, kad yra sudaromas ne tiek medžio kaip ekosistemos vaizdas, bet medžio kaip vieneto. Medis tikrai jokių būdų nėra vienetas. Tai mes esame įpratę matyti medžius kaip vienetus, kaip kažkokį objektą, ne gyvybę, ne ekosistemos, galbūt ne kaip didelę ekosistemą, bet kaip vieną ekosistemos dalį. Ir čia yra didelė problema viso to. Ir dažniausiai tas vaizdas ir persikelia sluoksniais, kol nėra labai didelės komunikacijos, edukacijos apie medžius, ko tikrai trūksta, tiek galbūt ir iš savivaldybės iniciatyvos, ne tik Vilniaus, bet ir kitų žmonių skaičius yra didžiulis ir visgi didžiai daliai dabar medis dažniausiai yra kaip kažkokia tai problema, nes kas medžio nemato kaip problemos, galbūt iš vis to medžio nemato ir nesusivokia, kur tas šešėlis, iš kur tas švarus oras ir taip toliau. Mes apie medžius iš tikrųjų galvojam apie tokį įprastinį dalyką ir nesusimastom apie tai plačiau. Norėčiau papildyti kolegą dėl švietimo. Vienas iš švietimo variantų buvo pradėjus atidenginėti pomedžius šaligatviuose, nes tikrai buvo sulaukta labai daug klausimų, kodėlgi tie pomedžiai yra atidenginėjami. Turiu omenyje po lajomis esantis plotas, medžiai uždengti labai arti kamieno plytelėmis. Ir iš tikrųjų šitas procesas vyksta ir šiandien dienai, o buvo pradėtas 22 metais. Tikrai buvo sulaukta daug klausimų, kodėl tai yra daroma ir buvo aiškinama būtent, kad medis nėra vienetas, medis ypatingai jeigu yra eilė medžių susodinta, jinai turi veikti kaip ekosistema, medis vienas kitam padeda visom dalindamasis mikorizės principų įvairiais mikroorganizmais, mikroelementais ir būtent tas pomedžio atidengimas, želdinimas juostomis, atidengiant pomedžius, iš tikrųjų irgi didelį pokytį davė sąmoningumo plotmėje, nes žmonės domėjosi gatvėje, iš tikrųjų techninė priežiūra vedant, praeidavo ir klausinėdavo ir
kantriai, kiekvienam būdavo paaiškinama, kodėl tai vyksta ir gal, sakykime, kokie 5 procentai būdavo pasipiktinusių, kad čia darot nesąmonę, bet didžioji dalis tikrai pritarė tam ir po to kažkada tai teko susitikti žmonės visiškai atsitiktinai vedžiojant šunį, sako, žiūrėkit, aš irgi dalyvau čia toje talkoje, mes šitus krūmus vadinam, kaip dabar gražiai atrodo. Tai pokytis vyksta, tik tai reikia tam surasti tinkamą formatą, tinkamą laiką ir tinkamą tikslą labai aišku turėti, tam, kad tas švietimo momentas jisai būtų ilgalaikis ir jisai turėtų rezultatą, kurį galėtų visi pamatuoti savo patirtim. Gal, Renaldai, jūs papildytumėt? Man tai labai įdomu visą laiką, kai paprašai vaiko nupiešti medį, tai nupiešiamas vienas kotas, rutuliukas viršui, o pačioj nieko. Kai architektai projektuoja, tai jų supratimas turėtų čia, aš nenoriu nieko įžeisti, bet aš tik tai kalbu iš patirties. Tai jų supratimas toksai, kad medis kaip morka. Jis auga ir jo šaknis eina viena gilyn. Ir aplinkui suprojektuojami būna takeliai, aikštelės ir pastatai netgi. Toliau projektuoja pastatą, projektuojamas, jeigu pastatas nesižvelgiama nieko į lają. Jeigu atitinka atstumus, kurie numatyti nuo kamienų, kiek gali būti iki pastato sienos, bet tai tas pastatas dar kartais būna aukštesnis už medį. Kaip su laja tada? Pusę nupjoviais nemaišu, bet pagal skaičiukus nuo kamienų iki sienos jisai išsaugot. Tai vat, tas švietimas už tai nuo pat mažens yra reikalingas, kad mes žinotume, kaip tas medis iš vis atrodo, kaip jis gyvena, kaip jis gyvuoja, kur to šaknys eina, kur šakos, kiek užima, tai kaip jis maitinasi galų gale. Tai nereikės mums tada spręsti problemų nei su lapų išvežimu, nereikės mums spręsti problemų nei su projektavimu ir mes žinosime, kur tą medį galim pasodinti, kad jisai augtų. Tai čia, aš kiek atsimenu, didžiulė diskusija vyko, kai pastebėta buvo, jog 100 km aplink Vilnių rodiklėlės prikaltos vinimis prie kamienų. Tai vienas argumentas buvo, kas sekantis dabar medis, o toliau kas? Šuniukas, kačiukas, ar į vaiką kalsim vinį? Tai vėlgi, tas nesupratimas, kad medžio anatomija yra visiškai skirtinga, net nepanaši žmogaus anatomija. Ir tas, kas mums atrodo, kai mes žiūrime į medį per savo žmogiško supratimo prizmę, mes negalime suvokti, kaip dabar jei kali vinį į medį, tai jam skauda. Kai tuo tarpu medis geriau toleruoja tą vinies įkalimą, negu apjuosimą aplinkui kažkokią tai vielą, ypač kaip inkilus kabina, arba užkabinimą ant šakos kabliu, ir kuris pamirštamas ten ir įauga į tą kamieną. Tai vėlgi, jeigu mes nuo pat mažens, nuo mokyklų suolo mokinsime vaikus, kas yra medis ir kaip jis funkcionuoja, mes neturėsime tokių problemų ateityje, bet čia viskas į ateitį. Todėl būtų labai puiku, kad mūsų šitas pastabas girdėtų švietimo ministerijos atstovai ir bent kažkas ilgalaikę strategiją būtų įtraukta švietimo ministerijoje dėl vaikų švietimo apie medžius ir apie gamtą. Ačiū. Dar trumpai papildysiu, iš tikrųjų dar vienas nuostabus yra švietimo formatas, tai yra talkos, rudenį ir pavasarį vykstančios talkos, į kurias tikrai labai daug jaunų šeimų su vaikais ateina ir labai džiugu matyti, kaip kiekvienas ten toksai 5-metis atsiklaupęs ten kasa duobę, kažką ten bando pasodinti ir iš tikrųjų tas džiaugsmas akise, va čia ta pasėta sėkla meilės gamtai ir būtent medžio pasodinimui, nors pačiame medžio sodinimo procese nedalyvauja, bet prisideda prie tos visos kuriamos aplinkos. Medžius, aišku, pasodina įmonės, bet sodindami krūmus, galų gale tame talkos formate, iš tikrųjų irgi tai informacija paskui keliauja iš lūpų į lūpas ir vieni kitiem paskui pasako, aš dalyvau, aš čia sodinau ir kiekvieną kartą praeidamas sakys, žiūrėk, aš čia sodinau, aš čia buvau, čia mano ten koks nors ten klevas pasodintas, aš čia sodinau ten tą krūmų grupę ar kažką tai tokio, čia irgi tokia švelni švietimo edukavimo forma. Bet Ramunė priminė apie Vilnius yra mokykla, toks yra projektas. Kolegos praeitais metais pravedė kelias pamokas miškininkai mokiniams. Tai iš tikrųjų sulaukė labai didelio pasisekimo, tai pagalvojau, jeigu mes čia visi vis tiek turbūt esam vienokie ar kitokie gamtininkai, mėgėjai, žinovai apie medžius, pravestumėm nors po vieną pamoką per metus, jau turėtumėm rezultatą. Nu va, įsipareigokim. Dar kas nors turit klausimų, perleisiu mikrofoną. Čia toks, nežinau, čia stovėti ar atsisėsti.
Čia toks klausimas iš asmeninių pastebėjimų, kai pirmą kartą, bent jau mano atmintyje, pirmą kartą, kai prasidėjo Vilniuje ta žalioji banga, ar ne, čia berods prieš Šimašiaus buvo, tai tiesiog bent jau iš šono atrodė, kad kai tie medžiai buvo sodinami, buvo labai iš pirmo žvilgsnio gražu, daug medžių, bet atrodė lyg jie sodinami, nerandu geresnį išsireiškimą, tiesiog belenkaip, tiesiog tarsi kažkokia kvota būtų. Tiesiog, pavyzdžiui, aš Antakalnyje gyvenu ir Antakalnio gatvėje buvo tiesiog išimamos 4 ar 5 plytelės iš šaligatvio ir tiesiog įkišamas beržas ir tada jis tenai tegul būna. Tai tiesiog man aš labai atsiprašau, jūs pavardės neprisimenu iš savivaldybės, minėjote, jog dabar šiuo metu yra prieš sodinimą gerinamas dirvožemis, augavietė gerinama, tikrinama. Tai tiesiog norėjau pasiteirauti, ar dabar iš tikrųjų ta praktika nebetaikoma, kur tiesiog sukišama ir paliekama. Nes atrodo lyg iš tikrųjų gerėja, bet ar galite patvirtinti, jog iš tikrųjų tos tokio kažkokio kaip greenwashinimo nebėra, nežinau. Tai negalėčiau patvirtinti ar paneigti, kad tikrai buvo vienaip ar kitaip daroma. Manau, kad tikrai negalėjo būti tiesiog atidengus plyteles įkišama medis ar krūmas į dirvožemį, bet tikrai turbūt tobulėjam ne tik teisę želdinių priežiūrai, bet ir želdinių sodinimo procesuose. Tai tikrai viskas daroma nepadrikai, suplanuojama ir nesodinama ten, kur negali augti želdinys, dirvožemis specialiai paruošiamas. Tai nežinau, gal Dovilė papildysi mane su sodinimu daugiau praktikos. Aš galėčiau pakomentuoti gal jūsų tą tokią patirtį, kurią jūs pastebėjote, jog buvo pasodinti medžiai nuėmus 4 plyteles. Iš tikrųjų, medžių sodinimo procesas yra apima planavimo stadiją ir medis sodinamas ne vien tik tai vieną kažkokį tai tašką, bet į tam tikrą ekosistemą. Ir jūs turbūt matėte tą atvejį, kai buvo pasodinti medžiai, o po to jau praėjus keliams mėnesiams nurinktos plytelės ir jau tas sodinimo plotas praplėstas ir padidintas. Jeigu toks atvejis dar liko taip, kaip ką jūs pasakojate, tai tikrai būtų labai įdomu sužinoti, kur toks yra, nes tokio planavimo nebuvo, kad pasodinti medį vien tik tai išėmus į 4 plytelių plotą. Nes medžių sodinimo tikslas buvo sodinti tam, kad jisai tiesiog augtų toje vietoje, kur jis bus pasodintas ir jam sukurti tinkamiausias sąlygas. Ir aišku, tas grunto gerinimo, visos technologijos ir biohumusos, biostimuliatorių įvairiausių taikymas, jis vėlgi kiekvienais metais vis buvo tobulinamas, vis tam tikros technologijos naujos naudojamos, tas procesas jisai nenutrūkstamas, vyksta iki šiol. Tai jeigu jūs tikrai dar matote tą atvejį su 4 plytelėm, tai prašau pasakykit, kur jis yra tikrai. Būtinai pasižiūrėsim, kodėl taip yra. Ačiū. Dar paduosiu. Aš atsiprašau, gal neteisingai supratau, bet supratau, kad gyventojai yra kenkėjai. Tai noriu pasakyti, kad tikrai taip nėra, kad iš gyventojų pusės yra labai daug iniciatyvų, galbūt jie ne visada supranta, kaip daryti. Tai būtų didelis prašymas savivaldybei keisti požiūrį gyventojus, pakviesti dažniau į talkas, organizuokit, ar seniūnijos tegu atvažiuoja, nes mes labai turim daug miško plotų, prie kurių mes gyvenam ir mes norim tvarkytis. Ir gyventojai tvarko, tik tai mes gal nemokam. Tai bet pasikviesti girininką ar ką nors kreiptis yra labai sudėtinga. Tai va, jeigu iš jūsų pusės daugiau iniciatyvų, daugiau, kad organizuojam ar sodinam, ar valom, ar kas nors tikrai prisijungs. Aš labai matau, kaip keičiasi gyventojų pagal kartas, jaunimas labai iniciatyviai visur prisijungia, reikia tik pakviesti. Mėla ponia, norėčiau paprašyti jūsų, kad kreiptumėtės į seniūniją, nes kiekvienais metais pavasarį seniūnijos kviečia gyventojus teikti pasiūlymus sodinti medžius ir krūmus, o medelius, tos sodinukus, medelius ir krūmus dovanoja savivaldybė gyventojams. Tai prašom tikrai kreiptis į seniūniją, būti aktyvi ir ši programa tikrai turi labai gražią tokią istoriją. Aš noriu vieną gerą pavyzdį iš savivaldybės pasakyti, kaip gyventojų iniciatyva tikrai buvo vaisinga ir tai buvo Vokiečių gatvės medžio atidengimas. Ir čia sėdi iniciatorė, kuri
nepaliko mūsų ramybėj savivaldybėj ir atkakliai ir šiaip visai neblogai organizavo visus darbus ir sakė, duokit, aš pati padarysiu. Nu ir padarė su gyventojais ir buvo atidengti ir iki šiol stovi tie medžiai atidengti, aišku, dabar jau ten vyksta remontas, tai nežinau, gal norės pakomentuoti kažką, bet čia buvo kartais savivaldybėj dirbant, tų darbų krūva yra labai gerai, kai žmonės atkakliai ir nuolatos primena. Tai aš čia gal blogą patarimą daviau, bet manau, kad tas visai padeda. Reikia labai daug kainuoja, kartais net advokatą reikia pasisamdyti. Žinau, aš irgi noriu padėkoti už pasiūlymus. Žinot, kartais tarp kolegų pakalbam, kad mes viską žinom, talkas kviečiam ir visa kita, bet iš kitos pusės turbūt gyvenam tam burbule informacijos, kur mes viską žinom, bet ta informacija neprasiveržia pro tą burbulo šonus iki to tinkamo žmogaus, kuris ateitų į talką ir panašiai. Nors to susilaukiam, tikrai tiek krūmų neturim, kiek žmonių ateina į talką, bet girdime, kad reikia daryti daugiau talkų, kviestis dažniau, tai tikrai ačiū ir turbūt pasinaudosim jūsų pasiūlymų ir pabandysim skleisti ir daugiau organizuoti talkų. Aš kitą temą turiu klausimą. Buvo pasakyta, kad Vilniuje inventorizuoti 7 milijonai medžių. Ir kad Vilnius šiai dienai turi netgi 4 miškininkus ir 4 želdinių specialistus. 8 želdinių specialistus ir 4 miškininkus. Taip. Tai sakykit, prašau, kaip kiekvienas želdinys yra apžiūrimas ir įvertinamas prieš priimant sprendimą jį šalinti arba intensyviai genėti, jeigu vienam specialistui per dieną tenka virš 3000 medžių? Tai turbūt suprantam, kad nėra poreikio prieiti kiekvieną dieną prie kiekvieno Vilniaus medžio ir jį apžiūrėti. Tai nuotolinė inventorizacija buvo ir daroma tam, kad mes greitai vienu metu galėtumėm turėti medžiagą apie medžių būklę ir prieiti tik prie tų medžių, kur mums reikia prieiti. Tai yra taikyti tam tikras tvarkymo priežiūros priemonės, nes mes turime nustatytą medžių būklę. Taip, kaip ir sakiau, visada tų specialistų gali norėti daugiau, ir gali turėti daugiau. Bet jeigu pasižiūrėtumėm, kiek vienas miškininkas dirbantis valstybiniai miškų urėdijoje turi hektarų ir kiek turi hektarų Vilniaus miesto miškininkas, tai yra 10 kartų mažiau. Tai tiesiog džiaugiamės, kad turim tiek miškininkų, manom, kad tikrai pakankamas kiekis. Ir jeigu mes nenorėsime, kad miškas atrodytų kaip parkas, kad ten tikrai gyventojų tiks ir nugriuvęs medis, ir pūvantis kelmas, ir šakų krūva, tuomet manau, kad tas kiekis miškininkų tikrai yra pakankamas. Tai 8 želdinių specialistai tik miesto savivaldybei, plus Vilniaus parkų sodininkai, dabar bijau sumeluoti 3 ar 4 sodininkai. Irgi tai taip, jeigu žiūrėsim į tai, kad apeiti kiekvieną medį, bet tokio tikslo neturime. Tam parengėm, kaip ir minėjau, želdinių stebėsenos programą, kur atrinkom svarbes teritorijas, kur bus tikrai detaliai atliekami tyrimai pasamdytų mokslininkų iš išorės. Inventorizuojam detaliai, darom inventorizaciją, kur tikrai detaliai numatomos tvarkymo priemonės. Tai tų specialistų, sakykime, šiai dienai toks yra optimalus skaičius. Ir ar galima daugiau, ir ar galima geriau, tai manau taip, tikrai galima geriau ir daugiau, bet tai kaštai turi būti optimalūs. Nes taip pačiai daugiau specialistų reikia ir socialiniam skyriui, ir švietimo specialistų daugiau reikia, tiesiog turim išlaikyti optimalų tą specialistų kiekį. Arboristų neturite? Kas taip? Arboristų neturite? Turime šiai dienai iš 8 specialistų 3 su arboristo kvalifikacija. O arboristus turime Vilniaus parkuose ir taip pačiais per Vilniaus parkus gauname želdinių ekspertų paslaugas, kai jos būna reikalingos atitinkamuose objektuose. Ačiū.
Suprantu, kad po vieną klausimą duota, bet aš noriu antrą paklausti, kaip tik kontekstas tinka. Savivaldybės atstovams dėl želdynų inventorizacijos tikrai darbą milžinišką padarėte, neįsivaizduoju, kas tiek jėgų turėjo ir valios tuos 500 000 inventorizuoti. Klausimas toksai, ar ta inventorizacija yra aktuali, ar jinai gyva, ar čia vienkartinė duomenų bazė, jinai atnaujinama, nes labai svarbu, kad tuos investuotus pinigus panaudoti korektiškai, teisingai ir kad jinai atspindėtų šiandienos situaciją. Tada lengva bus atsakyti klausimus, kiek medžių vasarą žuvo, kiek pasodinta naujų, kuriuose vietose ir panašiai. Tai kaip ir minėjau pristatydama, tai ta inventorizacija, kai suinventorizuota 500 000 medžių, tai vyko 10 metų. Tai jau paskutinius 2 metus aktualiuose vietose, centrinėse miesto dalyse buvo atnaujinama ta inventorizacija. Tai čia kalbu apie detalę inventorizaciją, kuomet žmogus inventorizuotas eina prie kiekvieno medžio. Nuotolinė inventorizacija tikrai neduoda to tokio pilno medžio vaizdo, neduoda, galbūt duoda būklę, tik tais lajos būklę, bet nematom būklės kamieno, sakykime, šaknų kažkokių pažeidimų. Bet tai yra irgi labai svarbi, kad galėtumėm numatyti atitinkamas tvarkymo priemonės. Tai ta inventorizacija tikrai gyva, bus integruojama į naują želdinių valdymo sistemą, kaip minėjau apie tą, sakykime, medžio pasą. Tai matysis, kada atnaujinta sistema, kokie pokyčiai, mes matom specialistai prižiūrintis tam tikrose seniūnijose medžius, mato, kad jeigu ten raudonų taškiukų medis pažymėtas, tai reikalinga pasižiūrėti papildomai ir užsakyti atitinkamas tvarkymo priemonės. Tai tikrai yra naudojama, nes, kaip ponia minėjo, kad ar užtenka želdynų specialistų apie kiekvieną medį, tai jeigu nebūtų inventorizacijos, tikrai neužtektų. Nes ta inventorizacija tikrai pagelbėja užsakant tvarkymo priemonės. Dar apie tą gyvumą, kadangi esu vienas iš tų žmonių, kuris vaikšto po miestą ir gyvina kabutėse tuos medžius, tai tikrai sistema yra pakankamai aktyvi. Ne vienas esu, yra keletas tokių žmonių, kurie tą situaciją pasikeitusią medžių, jeigu pavyksta ją identifikuoti, ją ir pakeičia. Ir visas pokytis tuo keliu ir eina. Nėra taip, kad prieš 10 metų viskas susiinventarizavom ir viskas taip yra. Tai keičiasi kasdien ir su atkeliaujančia nauja sistema tikiu, kad viskas bus dar gyviau ir sprendimai ir pokytis dar greičiau daromas. Tai ta atnaujinta 7 milijonų inventorizacija, tai viešai bus prieinama, tikiuosi, balandį, nes tiesiog tai procedūriniai dalykai, bet mes ją turime jau šiai dienai padarytą. Tiesiog nenorim ant senos želdinių sistemos krauti, kad tiesiog jos galėtų naudotis žmonės ir nestabdytų. Tačiau tikrai bus viešai prieinama balandį, kad darysim tą želdinių sistemą. Tikrai matysit, kas su kiekvienu medžiu, kada padaryta, kokie darbai užsakyti, kokie pokyčiai ir panašiai leidimai, jeigu reikalingi išduoti intensyviam genėjimui ar kirtimui, viskas matysis ties kiekvienu medžiu. Ačiū pašnekovams, labai įdomu ir matau tikrai daug pokyčių vyksta Vilniuje, kas yra džiugu, kadangi kiekvieną dieną susiduri su projektiniais sprendiniais, kurie įtakoja medžių gyvybę. Tai labai matau svarbų aspektą gerbiamos Ramunės darbo, kad mes turėtume įrankių visiems projektuotojams pasakyti, kad jūs pagal įstatymą negalite šito ir šito daryti, arba darykite taip ir taip. Tai mes labai laikom špygas, Ramunė, kad pavyktų o jeigu reikės pagalbos, tai, manau, labai bus daug norinčių padėti šitoj sferoje. Ačiū. Aš pasakysiu tiesiog, ką mes dabar darom, kad atliepti šitas problemas. Tai faktas, kad įstatymai visko nesureglamentuos ir kaip sykis, turbūt, kai kalbam apie gyvąją gamtą, tas vieno atstumo apibrėžimas ir nedaugiau kaip, netinka jisai, nes nėra nei medžiui vieno atstumo apsaugoti su tvora statybų metu, nei medžio vieno atstumo iki langų pasodinti ir taip toliau, nes vis laik yra situacijos skirtingos. Bet mes kitą dėmenį išsikėlėm kaip kokybę. Tai kokybę apsprendžia, aišku, lėšų turėjimas vienareikšmiškai, bet kartu ir profesionalumas. Tai ties kuo dabar dirbam ir turėtų jau pasirodyti viešinimo pranešimas, nes išeina paketas su pakeitimais
ryšium kraštovaizdžio architektūros architekto kvalifikacijos įteisinimas ir išplėtimas jo funkcijų į daugiau projektuojamų darbų, kur jis būtų privalomas. Tai šiai dienai dar turim želdynų projektų rengimo vadovą, tai vat, žiūrim į tą, kad būtų kompetitingai atliekamos tos paslaugos, nes tai tada, kai yra žmogus, kuris išmano, kaip dera gamta su statybom, tai visai kitaip pradedam ir tą sprendinį dėlioti. Ir tada gatvėse želdinių pavyksta daugiau išsaugoti ir pastatai kažkaip su tais medžiais susidraugauja. Tai va šitą pavyko nuveikti per praeitus metus ir aišku, tas procesas dar ilgas, nes reikės daug postatyminių aktų padaryti ir aišku, reikės kraštovaizdžio architektams edukuotis, atestuotis, bet tikim, kad čia bus tas geras pokytis, leidžiantis tiesiog pasakyti, jums reikia kraštovaizdžio architekto, nes kitaip jūs nesuderinsit statybų su medžiais. Bravo. Nu ką, jeigu klausimai išseko, tai jau atrodo laikas ir baigti, nes muziejus jau tuoj užsidarys ir paprašys mus išeiti. Tai ačiū labai, ačiū visiems pašnekovams.